jūs vaizdo įrašą galėsite patys laisvai prieiti ir peržiūrėti, kadangi jisai bus patalpintas mūsų tarptautinio projekto bendrajame puslapyje, tinklalapyje. Tikimės, kad mes viską užbaigsime iki tada, kai planavome, iki 16:30. Žinoma, jeigu diskusija vystysis labai karštai, vargu ar norėsime ją nutraukti, bet gerbdami savo ir pačių laiką tikrai laikysimės ribų. Tad gal iš karto netęsdamas labai ir duodu žodį Egdūnui. Prašau, profesoriau. Gerą dieną. Malonu, kad atsiliepėte į kvietimą, prisijungėte. Kaip kolega Arvydas pasakė pradžioje, aš truputėlį pakalbėsiu, kuriame čia formate, kodėl mes čia tokį renginį organizuojame. O po to jau kalbėsiu iš ties apie patį projektą, apie jo rezultatus, kas turėtų būti daug įdomiau negu bendrai apie tą didįjį projektą. Prieš kalbėdamas apie tą bendrąjį projektą, aš pasidalinsiu su jumis to projekto svetainę, kurioje, kaip Arvydas ir sakė, bus patalpintas ir įrašas. Ir čia matote, viskas yra angliškai, suprantama, tai tarptautinis projektas, yra Project Outputs ir ten matote apačioje yra Publications and Outreach Activities. Tai būtent šitoje skiltyje mūsų kolegija, kuri yra atsakinga už tokius dalykus, ji patalpins ir greičiausiai jau šią savaitę nebus spėta to padaryti, vis tiek tos savaitės netiek daug jau ir liko, bet kitos savaitės pirmoje pusėje mes tikimės, kad tas įrašas šios diskusijos, aišku, ir su mano tuo pristatymu bus patalpintas, taip kad jeigu kam pasirodys įdomu, galbūt ar antrą kartą perklausyti, ar tiesiog galbūt panaudoti kažkokiais sumetimais, visa informacija bent jau iš mūsų pusės yra vieša, ta prasme, kad nėra jokios riboto naudojimo ar kažkokios jautrios informacijos. Jūsų teisė, kai jūs klausite ar diskutuosite, ką jūs pasakysite. Tai dabar labai trumpai apie patį projektą, kurio pavadinimas angliškai yra Digital Islam Across Europe ir jis turi dar kitą, reiškia, tokį mažesnį pavadinimą Understanding Muslims Participation in Online Islamic Environments. Lietuviškai matyt būtų galima pasakyti skaitmeninis islamas Europoje. Ir siekis suprasti ar mėginimas suprasti musulmonų dalyvavimą būtent Europoje, internetinėse islamo erdvėse yra tokia savoka kaip Online Islamic Environments angliškai, turbūt lietuviškai tada sakysim internetinės islamo erdvės. Ir šitas projektas būtent ir yra skirtas tirti, kaip Europoje, Europos musulmonai dalyvauja tose internetinėse erdvėse, kiek jie iš vienos pusės dalinasi, turiu galvoje, dalyvauja toje vadinamoje pasiūlos pusėje, kiek jie dalinasi informaciją apie islamą, įvairius aspektus, apie savo organizacijas, tai gali būti kažkas susijęs su teologija, kažkas susijęs su organizacijų veikla, galbūt ir kažkokie kultūriniai, net galbūt ir politiniai aspektai. Ir iš kitos pusės, kaip Europoje musulmonai ieško ar neieško informacijos apie islamą, ar ieško religinių patarimų ir kur jie to ieško, kokiomis kalbomis, koks jų santykis yra su informacija, kurią jie randa internetinėje erdvėje, pasitikėjimo klausimas, naudojamumo, bet kartu, aišku, tai yra ir apie tą islamo įvairiapusiškumą ar daugialypiškumą ir žinoma, ne tik Europoje, nes kaip bebūtų europiečiai, musulmonai, jeigu jie nori informacijos apie islamą arba religinių patarimų, jie galimai kreipiasi ne tik savo kalbomis, ne tik Europos rėmuose, nors kai kalbame apie internetinės erdvės, tai tie geografiniai rėmai suprantama, kad nėra tokie validus, bet jie gali, žinoma, ieškoti informacijos ir kitomis kalbomis, kuriomis rašo kitur ne Europoje gyvenantis, sakysime, musulmonų teoretikai arba ir praktikai, vadovai įvairūs, organizacijų atstovai. Taip kad iš ties tas sritis yra gana plati, gana didelė. Mūsų projektas arba
projektas, kuriame Arvydas ir aš atstovaujame Lietuvai, lietuvišką komandą, būtent mudu ir esame iš Vytauto Didžiojo universiteto. Jis išties, tas projektas, neapima visos Europos ir aš truputį paėjau žemyn, kad pamatytumėt, kokie universitetai ir aišku tada kokios šalis. Göteborgo universitetas Švedijoje, Varšuvos ekonomikos mokykla, tai žinoma, kaiminėje Lenkijoje, Edinburgo universitetas, kuris administruoja visą šitą projektą, Barcelonos autonominis universitetas Ispanijoje, bei Velso universitetas, podraug su Edinburgo universitetu, Jungtinė karalystė. Taip kad mūsų tas projektas padengia 5 valstybės, ar tai yra pakankama, ar reikėtų daugiau, ar užtenka, kad mes galėtume apčiuopti ir kažką gero pasakyti, tai, matyt, jau jums spręsti. Mes tikime, kad mūsų bendros pastangos, kurios vainikuojasi įvairiais pranešimais konferencijose, straipsniais ir galiausiai, kai jau projektas baigsis kitų metų pabaigoje, turėtų atsirasti ir knygos tokios bendros, kur mes bandysime žiūrėti ne tik iš savo tų nacionalinių varpinių ir kalbėti apie situaciją savo šalyse, bet bandyti ieškoti ar bendrumų, panašumų, ar kaip tik skirtybių ir bus jau tada daugiau to palyginimo. Tai taip, kad tas projektas išties yra daug platesnis negu Arvydas ir aš darome arba pristatysime šiandien, bet mes labai tikime ir tikimės, kad tas lietuviškas indėlis, jisai, matysis visame projekte, publikacijose, kaip sakiau, konferencijų pranešimuose ir panašiai. O šiandienos renginys, ir Arvydas priminė, kaip jisai vadinasi, tai yra Lietuvos musulmonų dalyvavimas internetinėje islamo aplinkoje. Galima vienaskaitoje, galima daugiskaitoje, mes čia pasirinkome vienaskaitą, ir yra projekto tyrimo įžvalgos. Arvydas sakė, kad jos nėra galutinės, išties projektas tebesitęsia ir mes tikimės netgi ir šiandienos diskusija gali pasitarnauti tam, kad kažką mes irgi sužinosime kaip tyrėjai, pridėsime ir vėliau jau rašydami tekstus, galėsime pasinaudoti ir galbūt ir bendruomenių atstovų įžvalgomis. Mes norėjome, kad šitame renginyje ne tik pasyviai kaip klausytojai sudalyvautų musulmonų bendruomenių atstovai, bet kaip tik kaip aktyvūs dalyviai. Todėl yra skirtas laikas po mano pranešimo, iškart prašysime musulmonų bendruomenių atstovų pasisakyti, taip neformalizavome ir neįpareigojome jų tai padaryti, taip kad pamatysime, kiek žmonių norės pasidalinti savo ar patirtimis, ar refleksijomis, irgi galbūt atsižvelgiant į tai, kas mūsų su Arvydu šiandien bus pasakyta dabar per šitą pranešimą. Ir iš kitos pusės mes norėjome, kad šitam renginy dalyvautų ir žiniasklaidos atstovai, nes kai kalbame apie musulmonų ar islamo ir islamo įvaizdį Lietuvoje, turbūt kažkas sakytų, kad lengviausia žiniasklaidos atstovams yra kreiptis į Lietuvoje veikiančias musulmonų bendruomenės, kai kurios iš jų yra religinės, kai kurios yra viešosios įstaigos, tai yra nevyriausybinės organizacijos, kreiptis į jas ir, suprantama, galima susisiekti, prašyti interviu, bet jeigu tos bendruomenės, tos organizacijos turi svetainės, kuriuose yra talpinama informacija, tai ta informacija galėtų potencialiai būti naudinga ir tokia parankinė Lietuvos žiniasklaidai, jos atstovams rengiant vienokias ar kitokias temas, reportažus apie islamą ir nebūtinai tik islamą Lietuvoje ir plačiau. Tai mes įsivaizdavom, kad galbūt žiniasklaidos atstovams ir mūsų tos įžvalgos, apie kurias šeštuoj pradėsiu kalbėti, ir iš kitos pusės galbūt net ir musulmonų bendruomenių atstovų pasisakymai galėtų būti įdomus, naudingi ir jei ne iš karto, kad jie pultų rašyti kažkokius dabar straipsnius šiandien ryt, bet galbūt ateityje ir čia tam tikra platforma, mes taip įsivaizduojame, galbūt tai nėra unikalus atvejis, galbūt yra buvę Lietuvoje tokių atvejų, kai žiniasklaidos atstovai ir musulmonų bendruomenių atstovai gali būti toje pačioje erdvėje, apsikeisti nuomonėmis, susipažinti ir galbūt iš to gali būti ir kažkokie produktyvūs rezultatai, kurie jau nebus, aišku, mūsų tyrimo nei objektas, nei dalis, bet tiesiog gal irgi galvojant apie tai, kaip Lietuvoje mes galėtume nušviesti bendrai islamo visame pasaulyje, bet aišku ir Lietuvoje situaciją ir musulmonų bendruomenių, ypač religinių bendruomenių. Taip, tai aš tada pereinu jau prie pranešimo, kaip Arvydas ir sakė, bandysime būti
sau griežti ir tiesiog neužtempti per ilgai, kad liktų laiko ir diskusijai, o kita vertus, aišku, kad neišliptume iš to savo nusistatyto laiko, kad žmonės galėtų suplanuotus darbus toliau dirbti. Tai einu prie pirmosios tokios jau, sakykime, turininės skaidrės. Pati pirmoji buvo tiesiog pavadinimas ir turbūt daugeliu yra žinoma, tiems, kas domisi, tai tikrai yra žinoma, kokia čia ta demografinė musulmonų populiacijos Lietuvoje sudėtis. Tiesiog priminsime, pastarieji 2 surašymai, jie davė tokius rezultatus, kaip matote, ir atrodytų, kad tendencija yra, jog Lietuvoje, bent jau statistiškai, nuolat gyvenančių žmonių, kurie prisistato, kad jų konfesija yra musulmonai, panašu, kad įspūdis bent jau toks, kad mažėja. Aš net drįsčiau sakyti, kad ženkliai mažėja. Jeigu dabar žiūrėsime konkrečiai į etninės grupės, kurios priskiria save musulmonam, tai matome, kad totorių nuolat mažėja. Jei mes būtume įrašę kelis kitus prieš tai buvusius, čia 2011-2021 metų duomenys, 2001 matytume, kad totorių yra daug daugiau ir bendrai musulmonų daugiau. Mes nesigilinam šitą tyrime, kodėl čia statistika tokia yra, bet ji yra tokia, kokią turime ir matome, iš tikrųjų tendenciją, kad kai totorių etninių mažėja tarp musulmonų, tai lietuvių etninių vis dėlto daugėja. Čia galbūt galima pasakyti pastabą, kad gyventojų surašymai Lietuvoje žinoma kalba apie Lietuvoje gyvenančius žmonės, tai turbūt jeigu klausime tokį klausimą, o kiek lietuvių pasaulyje yra musulmonų, tai tas skaičius, kaip čia yra įrašytas 21 metų 451, tikrai yra labai menkas, nes yra duomenų iš kitų šalių Europos, pavyzdžiui, Jungtinės karalystės, kur išties vien tik Jungtinėje karalystėje yra fiksuota, kad ne mažiau 500 Lietuvos piliečių yra musulmonai. Nesakau, kad visi jie pasisakė esantis lietuviai, galėjo būti ir kitų tautybių, bet pats faktas, kad Jungtinėje karalystėje fiksuota, kad daugiau nei 500 Lietuvos piliečių musulmonų, tai galime irgi įsivaizduoti, kad aišku, ir turbūt tarp jų bus ir totorių, bet nebejotinai ir lietuvių. Taip kad tas skaičius 451, jis yra tas minimumas, turbūt taip galėtume pasakyti. Tai dar tik tais pastaba, kaip matote, čia yra parašyta sunitų, nes šiitų skaičiaus mes Lietuvoje neturime, nors yra statistikos departamento surinkti duomenys, kai aš kreipiausi oficialiai, atsakymas buvo, jų yra per mažai. Kas yra per mažai, aš negaliu pasakyti, bet jie nepatenka į tokią apskaitą, kuri būtų išreikšta skaičiais. Žodžiu, aš tų skaičių taip ir neturiu, ar tai yra keliasdešimt, ar 100, ar keli šimtai, būtų sunku pasakyti, bet tikrai nebejotinai Lietuvoje yra išeivių iš Azerbaidžano, išeivių iš Irano, Libano, galbūt Irako, tai taip, kad turbūt ir šiitų yra, kurios pridėjus, matyt, tie skaičiai nebūtų tokie maži, kokie jie yra. Bet jeigu judame toliau ir klausime savęs, dabar ne apie nuolatinius gyventojus, bet apie žmonės, kurie savo kilme, galbūt tapatybė yra musulmonai ir jų užregistravimas bent jau kaip laikinų gyventojų, tai yra įdomios tendencijos ir Centrinės Azijos ir Turkijos piliečių skaičiaus augimas, apie tai rašė, aišku, ir žiniasklaida, tai nieko čia, jokios paslapties nėra, mes čia nieko tokio nepasakome, ko kažkas turėtų nežinoti, jeigu domėjosi, bet tie skaičiai šitą turbūt irgi suponuoja, kad jeigu 23 metų pradžioje, šitų 6 valstybių piliečiai sudarė mažiau negu 9 tūkstančius žmonių buvusių Lietuvoje. Buvusių tą fizinę prasme galima diskutuoti, ar jie tikrai visiškai buvo tuo metu, bet sakykime, jie buvo registruoti, jie turėjo teisę būti Lietuvoje, laikinai, kaip darbuotojai, bet kuriuo atveju. Tai rugsėjo 1 tų pačių metų, tai yra praėjusių, mes matome jau dvigubai padidėjęs beveik skaičius, o sausio 1, tai yra 24 metų pradžiai, tas skaičius, iš tikrųjų dar padvigubėjo nuo rugsėjo, o tada galime sakyti beveik 4 kartus, ne visai galbūt, bet nuo 23 metų pradžios. Ar visi šitie žmonės yra musulmonai? Atsakymas yra turbūt toks, kad
Greičiausiai ne, jie neprivalo būti, pilietybė neįpareigoja, ne visi Lietuvos piliečiai yra katalikai, bet turbūt didelė dalis yra, bent jau tie vadinamieji kultūriniai, o kai kurie net nebejotinai yra religingi žmonės, kuriems reikia tų religinių paslaugų, pirmiausia, aišku, erdvės, kurioje jie galėtų melstis, ir tie iš jūsų, kas matote, stebite tas viešasias erdves, turiu galvoje, mečetėmis galima kai kurias erdves vadinti, tos senosios totorių mečetės yra mečetės, bet Vilniuje, Klaipėdoje, kitur žmonės meldžiasi, taip griežtai kalbant, ne mečetėse, o vadinamuose musalla, tai yra meldimosi erdvėse, tai Vilniuje konkrečiai turbūt tie, kas esate matę, tai iš tikrųjų tų žmonių iš būtent šitų šalių ir ne tik iš tų šalių penktadienį bendruomeninio meldimosi metu yra visai nemažai, taip kad tie skaičiai, kurie buvo 21 metų statistikoje, jie nekoreliuoja su tuo, ką žmonės gali pamatyti, tarkime, penktadieniais tose meldimosi erdvėse. Tai tiesiog, jau turbūt mes nuėjome toliau, bet mūsų tyrimas, žinoma, neapima šitų žmonių, jie ką tik atvyko, mes jau didelę dalį tyrimo buvome atlikę, kai jie atvyko, bet to jie yra laikini gyventojai ir, jie galbūt galėtų šiek tiek iškreipti, bet tokia pozityviaja prasme, ne negatyviai, pozityviaja prasme iškreipti mūsų duomenis, kol kas mes to neturim, jeigu mes tęsime, nebe projekto rėmuose, bet tokius tyrimus, bus matyti tam tikrų pokyčių ir, bus įdomu sekti, kokia ta dinamika čia Lietuvoje, šitoje srityje, turiu galvoj musulmonų internetinių erdvių naudojimą. Taip, tai galime eiti tolyn ir turbūt čia visiškas, taip sakant, truizmas, niekam nėra jokia naujiena, kad Lietuvoje musulmonų bendruomenės pradėjo kurtis prieš, beveik, aš net sakyčiau, 700 metų, nuo 14 amžiaus vidurio, dar mes nesame 21 amžiaus vidury, bet artėjam į ten, ir tai buvo išties, tokie migrantai ar politiniai pabėgėliai, nelygų kaip juos žiūrėsime, iš Aukso ordos pradžioje, tada jau vėliau iš Krymo chanato ir taip toliau. Ir tai buvo tiurkakalbiai, tiurkiškai kalbantis, įvairiais dialektais ar kalbomis tiurkiškomis, čia galime irgi diskutuoti. Ir visai nesenai iš tikrųjų islamą atsivertė žmonės. Ir jų, čia labai neteisingai liko turkų, turėjo būti tiurkų, bet atsiprašau, tiurkų kilmės musulmonų migracija į jau tada tuo metu tą Lenkijos Lietuvos bendrą valstybę, ji tęsiasi išties, ten žinoma, jau 16 amžiaus pabaigoje nebebuvo tokių srautų, bet kuriuo atveju tai pakankamai užsitęsė, tai nebuvo kažkoks vienetinė banga, tai ganėtinai išsitęsęs istorijoje procesas ir, tos bendruomenės nebuvo niekada labai gausingos, bet jos ir nebuvo tokios smulkios ar nematomos, ir jeigu žiūrėsime per išlikusį paveldą, turiu galvoje, gal ne tiek mečetės, kurios atrodo, kad labai nukentėjo ir jų labai sumažėjo, bet pavyzdžiui kapinės, tai suprantame, kad iš ties tos bendruomenės buvo nemažos, paprasčiausiai dėl užlaidojimų kiekio, tai vis dėlto miręs žmogus, tai skaičiuojamas statistiškai ir iš ties tos bendruomenės tikrai turėjo būti matomos, jeigu ne taip jau visiškai visoje teritorijoje valstybės, tai bent jau regioniškai, lokaliai, apie Vilnių, taip jau jeigu galim pasakyti, į pietvakarius, pietus, pietryčius nuo Vilniaus, tos bendruomenės iš tikrųjų buvo matomos istorijoje. Ir tas paveldas, ypač mečečių pavidalu, jis yra šiek tiek išlikęs, turbūt daugelis irgi esate, bent jau iš išorės matę, lankėsi, ar viduj pavyko būti, tai čia matyti kitas klausimas, reikia pataikyti tuo laiku, kai yra atverta ta metė, tai 40 totorių kaimo, aš sakyčiau, kad arti labai Vilniaus, matyti lengva pasiekti, iš kitų vietų, aišku, Lietuvoje galbūt sudėtingiau. Einant jau prie mūsų tyrimo turinio, tai jeigu kalbame apie musulmonų kolektyvinius veikėjus, turbūt vėl daugelį jūsų žinoma, bet kai kuriem galbūt ne, mes išskyrėme pirmiausia skėtinės musulmonų religinės organizacijas, kurių yra dvi, kurios turi tokį statusą, jos yra pripažįstamos kaip tradicinės religinės bendrijos. Viena iš jų yra 98 metais įkurtas Lietuvos musulmonų sunitų dvasinis centras, muftijatas. Kita yra, kaip matote, 20 metų jaunesnė, nuo
tos originaliosios organizacijos, atskilusi. Dabar nesigilinsime, koks tas procesas, kodėl. Aš esu apie tai šiek tiek rašęs savo tyrimuose ir apie tai kalbėta ir žiniasklaidoje. Tai 18 metais įsikūrė Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių taryba, irgi pasivadina muftijatu. Na, tas pavadinimas muftijatas suponuoja, kad vadovauja, ar aukščiausias vadovas yra muftijus, tai abiem organizacijom vadovauja, na, suprantama, kad skirtingi muftijai. Abi organizacijos turi būstinės ir meldimosi erdves, tas musallas Vilniuje, tik tais, na, vienos atveju tai yra nuomojama erdvė, kitoje yra nuosava erdvė. Ir trys kongregacijos visoje šalyje yra narės šitos skėtinės organizacijos vienos ir kitos. Yra keletas Lietuvoje musulmonų kongregacijų, registruotų bendruomenių, kurios nėra narės ne vienos iš šitų skėtinių. Na, čia vėl turbūt jau tam tikros vidinės peripatetijos, bet mums nėra taip svarbu. Pats faktas, kad turime šitas dvi organizacijas. Ir turime, na, nežinau, čia galime vienaip ar kitaip žiūrėti, ar gausiai, ar ne taip gausiai, ar pakankamai, ar per daug, bet turime viešųjų įstaigų, na, kaip nevyriausybinių organizacijų, Švietimas ir paveldas, kaip matote, 14 metais įkurta Islamo centras, gana jauna organizacija, susijusi su Klaipėdos musulmonų bendruomenė. Švietimas ir paveldas su Kauno mečete. Ir turime dvi organizacijas, kurios, na, kažkam gali būti atpažįstamos, kitiem gal mažiau. Ir viena iš jų yra ta vadinamoji Ahmadija asociacija, kuri yra, na, kaip ir reprezentuojanti globalią organizaciją, Ahmadija musulmonų bendruomenę. Tuo tarpu Balturka Culture Academy, jie taip lyg ir nevartoja lietuviško pavadinimo, todėl mes ir palikome tą anglišką pavadinimą, tai yra turbūt daugeliu girdėto Fethullah Güleno judėjimo Hizmet atstovybė Lietuvoje. Na ir abi šitos organizacijos turi savo būstinės ir atskiras savo nuosavas, jeigu taip galim pasakyti, meldimosi erdves Vilniuje. Taip kad, na, institucinė koncentracija, kaip matome, yra Vilniuje, bet ir Kaune yra mečetė, ir Klaipėdoje yra bendruomenė, ir Klaipėdoje, tiesą sakant, kurį laiką atrodo buvo daugiau bendruomenių, na, bet ten taip jau susiklosti, kad dabar atrodo veiksni liko viena. Tai va, šitos visos organizacijos yra mūsų akiratyje, mūsų tyriamos, mes į jas pabandėm pažvelgti gilėliau. Galbūt mes kažką esame pražiopsoję ir galbūt diskusijoje kažkas primins, kad yra ir dar tokia ar kitokia organizacija ir tada, na, galbūt mes ir įtrauksime ir bus labai smagu, kad, na, galėsim praplėsti tą savo tyrimų lauką, bet kol kas tos dvi skėtinės ir šitos keturios tokios viešosios įstaigos. Na, čia vėl nuotrauka Raižių kaimo mečetė, galbūt tolėliau nuo Vilniaus ir mažai kam tenka ten nuvykti, bet šita mečetė buvo vienintelė, kuri veikė tarybiniais laikais, turėjo ir imamą, taip kad, na, tokia, sakykime, jos istorija atrodytų mažiausiai pertraukta, kitos mečetės buvo uždarytos, paverstos sandėliais, bibliotekomis, sporto salėmis ir panašiai, na, jeigu nenugriautos, bet šita vis dėlto, na, buvo palikta, leista funkcionuoti net tarybmečiui. Tai galiausiai prieinu prie tos dalies, kurią aš pristatau, nes kitą dalį pristatys Arvydas, tai ta pasiūlos pusė, apie kurią buvau užsiminęs pradžioje, na, tai yra kokybinis tyrimas ir ką mes darėme, mes pabandėm pakalbinti tų mano ką tik išvardintų organizacijų atstovus, na, vadovus, jeigu įmanoma, ir turėjome 9 pusiau struktūruotus interviu, 5 su vyrais, 4 su moterimis. Ir tai buvo tų abiejų skėtinių organizacijų vadovai, tada 2 šitų nevyriausybinių organizacijų. Kartu mes dar pakalbinome ir individualiai veikiančius žmonės, kurie, na, yra aktyvūs, pirmiausia, toje internetinėje erdvėje, tai va čia šiuo atveju Facebook'o grupių administratoriai. Na, o metodika, vis dėlto ir apie ją galima šiek tiek užsiminti, tai internetu ir tiesiogiai, ir, na, tie interviu truko skirtingai, kalbėta 7 kartus lietuviškai, 2 kartus angliškai. Na ir suprantama, mes, žinoma, neapsiribojom tik tais interviu, buvo institucijų svetainių, socialinių tinklų, tinklaraščių, turinio analizė, tai, na, visa šita pasiūlos pusė remiasi ta medžiaga, taip įvairiopai surinkta.
Ir jeigu į tokį paprastą klausimą reikėtų atsakyti, o tai vat, būtent internete, ką mes matome iš tų lietuviškų organizacijų, tai tos institucinės svetainės, viena iš skėtinių organizacijų neturi skėtinės svetainės savo institucinės, visos kitos mūsų tyriamos bendruomenės organizacijos turi ir suprantama, kad turi lietuvių kalba. Kai kuriuose yra pateikiama informacija ir anglų kalba, dažniausiai gana siaurai, bet šiek tiek bent jau. Informacijos arabų, rusų ar turkų kalbomis dėja nėra, ten su labai minimaliomis pastangomis kažkurio momentu, kurios buvo apleistos. Socialiniai tinklai, jeigu taip kalbam apie, sakysim, Facebook, YouTube, tas X, Twitter buvęs ar Instagram, tai kai kurios iš tų organizacijų turi kažkokias paskyras ar kažką veikia ir šitose platformose, bet tai tikrai nėra taip universalu. Tai bendrai turbūt iš šitos skaidrės galima pasakyti, kad lietuviškai svetainės institucinės egzistuoja, išskyrus tą vieną ir atrodytų labai svarbią organizaciją, bet matyt, ten buvo sprendimas, kad nėra poreikio, nėra reikalo to turėti. Nors kiek aš prisimenu istoriškai mėginimų vis dėlto buvo, o kai kalbame apie socialinius tinklus, matom, kad dažniausiai tai yra tos organizacijos, kurios nėra religinės, nėra skėtinės, bet yra nevyriausybinės ir vienokį ar kitokį formatą. Jos turi, kai kurios net ir ne vieną, kaip pavyzdžiui, Islamo centras. Čia dar nuotrauka Nemėžio, arčiausiai Vilniaus esančios mečetės. Ir tada, jeigu jau žiūrėti, kas yra daroma toje internetinėje erdvėje, tai mes taip susiskirstėm, kad jeigu klausime apie informaciją apie islamą, tikėjimo klausimai, ritualai, etiką, tai viena vertus žiūrint, kas yra skirta, kokia medžiaga musulmonams, kalbant apie silovadą, sakykime, tą plačiąją prasme, apie, tarkim, fatvų, vis dėlto turbūt daugelis išgirdę muftijų, įsivaizduoja, kad muftijus turėtų išdavinėti fatvas, tai turėtų užsiimti tą vadinamąją ifta, fatvų išdavinėjimu. Tai čia parašyta mažai, bet nemažai fatvų. Fatvų nėra, nes Lietuvos muftijai fatvų neišdavinėja. Kodėl? Čia matyti jų atskirai galima klausti, ar nėra poreikio, ar jie neturi kompetencijos, tai čia matyti vėlgi jau kitas dalykas, bet ne tik fatvų, bet apskritai tos informacijos apie islamą musulmonams yra mažai. Ir labai mažai yra tų originalių tekstų, dažniausiai vertimai, ir aš sakyčiau, Islamo centras šiek tiek išsiskiria, nes vis atsiranda tų originalių tekstų. Ir netgi, kas turbūt irgi yra labai svarbu ir matyti Lietuvos padangėje, tai tikrai neeilinis dalykas, kad yra viso šventraščio Korano vertimas patalpintas būtent Islamo centro svetainėje. Tai nėra vienintelis vertimas į lietuvių kalbą, yra ir kiti vertimai, bet šiuo atveju jis yra tiesiog prieinamas bet kam, kas iš karto atsidaro Islamo centro svetainę ir lietuviškai gali paskaityti bet kurį skyrių, bet kurią ištarą. Jei kalbame apie informaciją apie islamą, tikėjimą, ritualus, etiką, ne musulmonams, kartu gal tam tikrų mitų apie islamą griovimas, galbūt misionieriška veikla, iš ties irgi labai mažai yra pastangų, jeigu pasižiūrime į tas svetainės, šiek tiek Islamo centras išsiskiria turbūt, kaip nauja, jauna, tokia veržli organizacija. Tai panašu, kad bent jau kol kas tų pastangų yra pakankamai daug. Anksčiau tas pastangas rodė Švietimas ir paveldas, anksčiau susikūrusi organizacija, bet nuo 22 metų apsukos, jeigu taip galima pasakyti, yra tikrai ženkliai sumažėjusios. Kodėl? Čia yra kitas klausimas, bet faktas, kad žmonėm ieškantiem informacijos, iki 22 metų matyti jie vis gaudavo kažkokios naujos informacijos, dabar to naujumo jau iš ties yra drastiškai sumažėję ir nežinau, čia turbūt mes nekalbam apie kažkokią konkurenciją tarp šitų organizacijų, galbūt jos kaip tik komplementarios, viena kitą papildo, bet panašu, kad Islamo centras dabar tos informacijos daugiau pateikia tiek musulmonam, tiek nemusulmonam. Jeigu kalbėsim apie tokius dalykus kaip internetiniai kursai, pavyzdžiui, arabų kalbos ar Korano rečitavimo, ar netgi toks dalykas kaip internetinis universitetas, tai Švietimas ir paveldas savo laiku iki 22 metų išties turėjo įvairių tokių projektų ar tų pastangų išties buvo dedama ir matyt, čia pirmiausia gal patiems musulmonams skirta, žinoma, tai žmonės galėjo tame dalyvauti, įsitraukti, turiu galvoj, kaip vartotojai, nes
kalbant apie pasiūlą, ta pasiūla buvo. Internetinė islamiškos literatūros biblioteka tebėra Švietimo ir paveldo svetainėje ir tos knygos yra prieinamos be jokio mokesčio, taip kad kam įdomu, matyt, gali parsisiųsti jas, skaityti. Na, gal tik tokia pastaba, kad tai taip yra verstinės knygos, dažniausiai tai yra gana konservatyvių autorių, dažnai, gal ne vien tik tais, bet dažnai rašysių gyvenusių Saudo Arabijoje. Na, nežinau, ar čia reikėtų kažkaip susiaurinti ir sakyti, kad tai yra kažkaip susiję su Saudo Arabijos vyraujančia islamo atmaina, vahabizmu, galbūt ne, ir tai nėra turbūt taip svarbu, bet pats faktas, kad ta literatūra yra gana specifinė, jos kilmė yra gana specifinė, bet, priklausomai nuo to, kokie yra poreikiai žmonių, matyt, gali būti ir tokių musulmonų, skaitančių lietuviškai, ar tik lietuviškai, nes, kaip sakau, tos knygos verstos originaliai iš arabų į anglų, vėliau iš anglų į lietuvių, tai matyt, ne lietuviai gali paskaityti ir kitomis kalbomis. Jeigu žiūrėsim per autoriteto tą sklaidą, tos organizacijos kaip autoriteto ar organizacijos esančių žmonių, tai tarkim, kokia nors informacija apie islamą ir musulmonus pasaulyje, istorija, politika, kultūra, ir vėl čia tenka pripažinti, kad Islamo centras dalyvauja tame, apsukos ar apimtis nėra didelės, bet matomumas tikrai yra. Jei kalbam apie informaciją apie organizacijų veiklą, tai turbūt didžioji dauguma vienaip ar kitaip pasako, kai kada informuoja apie būsimus renginius, kai kada informuoja apie tai, kas įvyko. Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių taryba dažniausiai informuoja apie vadovo susitikimus ir dalyvavimą renginiuose. Tai galbūt šiek tiek išsiskiria, nes kitų organizacijų atveju, sakysim, ar Švietimo ir paveldo Islamo centro, jie net nesako, ką nuveikė mūsų vadovas, kur jisai buvo, su kuo susitiko ir taip toliau. Galbūt tie vadovai ir nesusitinka su nieko ir nėra apie ką kalbėti, bet galbūt tiesiog akcentas yra ne apie vadovą, o apie visą organizaciją, tai šiek tiek disonuoja. Ir šiuo atveju tarybos informacija, ji nėra tiek orientuota į įvykius ir kur galėtų sudalyvauti ar musulmonai, ar suinteresuoti islamu, o tiesiog susipažinti su tuo, ką konkrečiai organizacijos vadovas pastaruoju metu nuveikė. Tiesa, reikia pripažinti, kad pastaruosius 8 ar 10 mėnesių jokios informacijos nebėra. Nežinau, ar vadovas nebedalyvauja renginiuose, ar tiesiog nutarta apie tai nebeskelbti, bet čia jau matyti irgi detalės. Ir praktinė informacija, meldymosi, ten laikas vietos, halal, tarkim, produktai, tai tą tikrai darė savo laiku iki tų 22 metų, kažkas matyti tebėra validu, švietimas ir paveldas. Ir, čia vėl jau dabar neegzistuojanti Lukiškių, Vilniaus mečetė, iki 69 stovėjęs pastatas, kuris buvo nugriautas ir jau dabar turbūt ir labai didelės tikimybės, kad būtų atstatytas, nėra. Ir tada, bandant įvertinti tą internetinę veiklą, tą pasiūlą, tai turbūt sakytume taip, kad pagrindinės skėtinės organizacijos panašu, kad nėra suinteresuotos platinti religinės žinias ir užsiimti sielovadą virtualiai. Mes neaptikome to. Tos nevyriausybinės, kaip ypač, aišku, kalbant apie Švietimo ir paveldą ir Islamo centrą, siekia teikti informaciją apie islamą įvairiopą, tačiau produkcijos nėra daug ir dažnai jinai nėra originali, vis dėlto, ypač kalbant apie islamą. Ahmedija ir Hizmet, lietuviški atstovai, yra tų globalių organizacijų dalis ir jų veikla internete lietuvių kalba yra labai ribota. Šties mums buvo keista, kad taip mažai tos informacijos yra. Hizmet atstovai apskritai vengia kalbėti apie islamą. Jeigu žiūrėsite tas Balturka puslapyje, tai kai kada net galite ir nesuprasti, kad tai yra musulmoniška organizacija, nes kartais ten būna ar virimo kursai, ar mezgimo kursai siūlomi, tai tokia atrodytų veikla, kuri tikrai nėra su religija susieta, o Ahmedija tik perduoda savo pasaulinės bendruomenės lyderių kalbas ir tekstus. tą galima rast, bet nereikia tam lietuviškos svetainės, nes viskas yra angliškai ir galima centrinėje svetainėje tą rast. Na ir ne viena iš šitų dviejų globalių organizacijų taip apčiuopiamai neužsiima misionieriška veikla internete. Gal tai nėra jų tikslas, na bet tada visą laiką galvoju, o tada kokia yra paskirtis tų organizacijų, ar jų ir nėra funkcija kažkaip pritraukti žmonės, tiek musulmonus, tiek nemusulmonus. Na bet vėlgi mums žiūrinėjant, ten vartant, sklaidant tas svetainės,
nes mes tos misionieriškos veiklos apraiškų labai neaptikome. Ir, čia dar nuotrauka Kauno mečetės, vienintelės mūrinės Lietuvoje. Ir tada galiausiai prieiname prie, paradokso, aš sakyčiau, kurį įvardinam kaip paradoksas vienas, kad tie Lietuvoje, kurie turi formalų autoritetą, muftijai, neskleidžia islamiškų žinių, taip jau gan griežtai, nes čia gal išsireiškim, o tie, kurie neturi oficialaus statuso ar įgaliojimų, tai yra nėra tų tradicinių religinių bendruomenių ar bendrijų vadovai, kuriuos, tarkim, net ir Seimas pasikviečia į kokius tai renginius, pripažįsta kaip autoritetus, tai yra žmonės, kurie neturi tokio statuso, jie stengiasi tai daryti, jie stengiasi informuoti, skleisti žinią apie islamą, taip kaip jie ją supranta, taip kaip moka, tai čia matys vėlgi apie turinio kokybę mes šiuo atveju nekalbame, bet apie pastangas, kurias, matyti jau vien tik dėl jų pačių reikia vertinti, tai jas reikia pripažinti. Tai mes manome, kad tai yra paradoksas, kad muftijatai, kurie atrodytų yra, formaliai centrai islamiško gyvenimo, islamiškos žinijos, jie mažai to daro internete. Gal privačiai, gal muftijai dieną naktį susitikinėja su savo kolegomis, su bendruomenių nariais, kongregacijų nariais ir tą sielovadą iš tikrųjų skleidžia. Mes to netikrinome, tai šito mes negalime pasakyti, bet internete panašu, kad to nėra. Taip kad, pereinant prie paklausos pusės, jau mes matysime situaciją iš kitos pusės, tai yra iš vartotojų, žmonių, kurie naudojasi ar nesinaudoja, pasitikė ar nepasitikė tuo, ką jie randa internete. Ir aš tada perduodu žodį jau kolegai Arvydui. Dėkui, Jagdūnai, už tikrai detalų pristatymą. Bijau, kad man laiko mažokai bus palikta arba mūsų diskusija truputį apsikarpys, bet kontekstas, aš manau, kad yra pakankamai aiškus, kokiame mes esame ir ką mes turime, nes pasiūla, o būtent kūrėjai, kurie tą informaciją pateikė, tai yra viena. Bet antroji pusė, kaip jau tenka suprasti ir žvelgiant iš tos tokios ekonominės, sakytume taip, leksikos, yra vartotojai. Tai, kuria paklausa. Ir būtent paklausai, būtent vartotojų papročiams arba trajektorijoms ištirti mes turėjome kiekybinį tyrimą, mes turėjome klausimyną ir dabar būtent apie tai ir pasižiūrėkime trumpai. Atlikta anketa buvo platinant ją 3 kalbomis - lietuviškai, angliškai ir rusų kalba. Didžioji dalis buvo užpildyta būtent lietuviškai, 31 pateikėjas, 17 anglų kalba ir 1 rusiškai. Kaip ir minėjau, pati metodologija tai buvo internetinis anketavimas, pasirenkant ar iš patogumo, ar iš pigumo, paprasčiausia Google formų anketavimo platforma ir jinai puikiai jausiai suveikia, tad jeigu ką, rekomenduojame ir kitiems. Čia tikrai ne Google reklama. Ir pagal profilį mes matome, kad atsakiusieji buvo nuo 22 iki 48 metų amžiaus, tai vidutiniškai 35. Sakyčiau, pagal Jungtinių tautų organizacijos apibrėžimą, jauni žmonės vidutiniškai atsakinėjo, jeigu žvelgtume į tą vidurkį. Tiesa, 7 pateikėjai atsisakė savo amžių nurodyti ir nors anketa buvo be abejo anoniminė, tačiau, atsiprašau, turbūt buvo kiti argumentai, kodėl nesinorėjo atskleisti šito. Pasiskirstymas, vėlgi, jeigu mes žvelgtume į tą internetinės veiklos perspektyvą, turbūt neturėtų nustebinti, kad didesnioji dalis vis tik tais atsakiusiųjų buvo moterys. Ir tai 38 iš mūsų 49 apklaustųjų. 10 vyrų ir 1 asmuo nusprendė savo lyties nenurodyti. Žvelgiant į pasiskirstimą iš kur jie save priskiria pagal pilietybę, ir čia turbūt reikėtų pasižiūrėti taip pat, grįžti atgal prie grafiko, kur profesorius rodė pačioje pradžioje, kylanti kreivė iš tikrųjų yra atvykstančių į Lietuvą, tad čia ir matome, kad Lietuvos pilietybė iš atsakiusiųjų turėjo 34, kitų šalių piliečiai, bet Lietuvoje vartojantys tą internetinę, sakytume taip, aplinką, tai buvo 13, o dvigubą pilietybę turinčių asmenų
buvo 2. Ir čia tiesiog bendrai susipažįstant su tomis tendencijomis, jog pirmiausia, socialiniai tinklai. Socialiniai tinklai yra ta vieta, kur greičiausia informacija pasiekia, iš kur greičiausiai pasiekia vartotojus. Ir pernelyg nesigilinant į šitas kreives, tai matome, iš tikrųjų yra 2 padalintos. Yra būtent vyrų parinktys ir pasirinkimai ir moterų. Jeigu tarp vyrų, tai daugiausia aktyviausia vartotojų yra būtent 35-44 metų amžiaus tarpe, atitinkamai tas pats yra ir moterų pasirinkimuose. Facebookas be abejo dominuoja. Mes esam tokia unikali terpė Lietuvoje, kažkaip iš Facebooko vis dar neišlipame ir lygindami savo rezultatus su kolegomis projekte, tiek su Ispanija, tiek su Švedija, Jungtinė karalystė ypatingai. Na, žinom, tai, kad Facebookas jau ten tikrai nebėra tarp populiariausių. Buvęs Twitteris arba X, taip pat TikTokas, tai yra tos vietos, iš kurių žmonės iš tikrųjų ateina ir į kurias eina, netgi informacijos paieškos, kas yra įdomu dėl TikToko, ne? Bet čia vėlgi lietuviškas kontekstas, labai sudėtinga jį vertinti, nes duomenų turbūt yra šiek tiek per mažai. Kaip dažnai kitas klausimas buvo, ieškoma religinio pobūdžio patarimų internete. Tiesiog dabar atsakydamas iš karto, jog mes visos anketos ir visų klausimų aptarti čia tikrai neketiname. Yra tik pasirinkti keli svarbiausi punktai, kurie ir atliepia mūsų šiandienos susitikimą, nes pačių klausimų ten buvo gal apie 40, o šičia mes paimsime tik tais aktualiausius. Tad jeigu pasižiūrėtume, koks yra aktyvumas žmonių paieškos dėl religinio pobūdžio patarimų, tai galima sakyti santykinai aktyvų, nes nuo kelis kartus per mėnesį iki kasdien, tai procentai skiriasi, sakykime, 27, 23, 13 ir 25 kasdien procentai iš apklaustųjų. Kodėl 13 staiga taip krenta lyginant kontekste? Aš sakyčiau, čia yra tiesiog labai subjektyvus klausimas. Kas yra dažniau nei keli kartai per savaitę ir kas yra keli kartai per savaitę. Tačiau mes turėjome šitą būtent klausimyną visoms 5 šalims ir turėjome prisiderinti prie šito klausimo pateikimo. Būtų mano valia, sakyčiau, galėtume apjungti, nes ar tai keli kartai, ar daugiau nei keli kartai, jums asmeniškai ar labai daug skirtumo sudaro? Turbūt ne. Bet bendras rezultatas, kad iš tikrųjų santykinai dažnai ieškoma būtent šitos informacijos internete. Kas dažniausiai ieško pagal amžiaus grupės? Na, vėlgi, būtent tie aktyviausiai 35-44 metų amžiaus. Logiška. Kas dažniausiai internete, kaip matėme, būtent ir pagal pirmąją grafiką, šito amžiaus tarpo tiek vyrai, tiek moterys yra populiariausi vartotojai. Ir vėlgi, kelis kart per mėnesį būtų tasai atsakymas, kad yra dažniausia. Ir čia iš tikrųjų mes periname į kitą kampą. Jeigu iš tikrųjų yra informacijos ieškoma internete pakankamai dažnai, čia reikėjo pasižiūrėti mums, lyginant su kuo tas dažnis yra santykinai didelis ar mažas. Tai pradėjome nuo platesnių klausimų. Pasitikėjimas žmonėmis. Kaip jisai atrodo? Tad nuo bendro pasitikėjimo žmonėmis, sakytume taip, visuomenėje matome, kad pakankamai nemažas yra procentas. Nes jeigu žvelgtume į skaidrės apačią, mes turime tą padalinimą taškais nuo 0, kas yra visiškai nepasitikiu, iki 10, kas pilnai pasitikiu arba absoliučiai pasitikiu. Tad
Skirtis yra pakankamai nedidelė tarp tų žemesniųjų balų ir aukštesniųjų balų, o kuo toliau klausime, kuo žmogus yra arčiau fiziškai, tuo tie balai labiau išsiskiria, kaip matom. Nes jūsų gyvenamoje vietovėje žmonės vis labiau pasitikė. Jūsų bendruomenėje artimoje aplinkoje, sakykime, artimesniojoje aplinkoje, tai jau netgi 69% yra, kad labiau pasitikė, negu kad nepasitikė. Ir štai mes matome žmonėmis internete. Absoliučiai priešingas rezultatas. Tik tais 12% žmonių mūsų pateikėjų nurodė, davė jiems aukštesniuosius balus nuo 6 iki 10. Absoliučiai didžioji dalis atsakysiųjų sakė, kad žmonėmis internete arba pasitikėti negalima, arba galima pasitikėti labai tam tikromis išimtimis. Ir mes jau jaučiate, kur judame, ne? Nes paieškos internete poreikis ir sakytume taip, informacijos ir religinio nukreipimo, gidavimo, jeigu pasirinktume šitą terminą, poreikis internete yra nemažas, bet internetu pasitikėti žmonės nėra linkę. Ir labiausiai nelinkę pasitikėti iš tikrųjų yra vyrai, kaip matome, jiems, čia nematom, bet rezultatas yra faktas, kad vyrai nepasitikė visiškai, o iš moterų tarpo yra labiau linkę pasitikėti žmonėmis internete, iš tų, kurie buvo pateikti balai nuo 6 iki 10. Amžiaus grupėse, vėlgi, populiarumas dominuoja 35-44 metų amžiaus. Na tai kaip čia galėtume išsireikšti, millennialsai, jeigu aš teisingai dabar suskaičiuoju. Ir čia grįžtant prie tos grafos, atsiprašau, nepakeičiau, vyrai visiškai nepasitikė ir tarp moterų yra didesnis pasitikėjimas informacijos pateikimo internete. Ir štai dabar einame prie kalbos, kurios yra populiariausios paieškoms. Anglų kalba 39% žmonės sako, kad būtent ta informacija yra patikimiausia. Lietuvių, plus minus ketvirtis, ir tada atitinkamai rusų, arabų, turkų. Ar turkų dabar profesorius turėtų pataisyti, ir kitomis kalbomis, tai yra po vienodai pasiskirstę. Taigi dominuoja anglakalbė literatūra, anglakalbė informacija. Vietinė, mūsų, lietuvių, tebūnie antroje vietoje, ketvirtis yra, sakyčiau, neblogas rezultatas, bet tai yra kai ką pasakantis rezultatas. Ir čia, jau skubėdamas, ir atleiskit man už tą skubėjimą, mes ateiname prie dar vieno paradokso. Jeigu atsiminsime tą pirmąją skaidrę, kiek dažnai mes matome, kiek dažnai žmonės ieško internete pagalbos arba atsakymų į religinius klausimus, tai čia būtent toji pati stulpelinė diagrama yra tiesiog pateikta skritulinėje formoje, tam, kad iš šito kasdien ieškančių žmonių tarpo galėtume išskirstyti, koks yra jų pasitikėjimo lygis žmonėmis internete. Ir matome, kad nei vienas iš šitų kasdien internete ieškančių informacijos nepasitikė labiau negu 5 iš 10 pasitikėjimo balų. Kasdien ieško, bet žino, kad informacija gali būti klaidinga ir nepatikima. Ir čia yra tas mūsų antrasis paradoksas, kad kasdien ieškantis patarimų, jie mažiau pasitikė žmonėmis. Ir jeigu žiūrėtume iš to, kas kuria informaciją patikimą, matome, kad Lietuvos musulmonų bendruomenių ir organizacijų parengta informacijai pirmenybė teikiama atitinkamai, greičiausiai taip, bet didesnis procentas, iš tikrųjų labai panašus procentas yra, kad greičiausiai ne. Lietuviška informacija ir Lietuvos musulmonų bendruomenių pateikta informacija nėra tokia priimtina. Nes jeigu žiūrėtume, kad tikrai taip, procentas tikrai yra nedidukas. Tikrai ne, yra pakankamai irgi nemaža dalis. Dabar žiūrėkime už Lietuvos ribų esančių musulmonų bendruomenių ir organizacijų pateikta informacija. Procentas greičiausiai taip
galim sakyti, truputį nesikeičia, čiut padaugėja, tikrai taip išauga. Ir greičiausiai ne, vėlgi sumažėja. Kitaip sakant, nelietuviškas turinys yra prioritetizuojamas labiau už lietuviškai. Ir dar labiau prioritetas kyla, kai mes kalbame apie nepriklausomus islamo mokslininkus ar dėstytojus ir jų pateiktą informaciją. Tada tikrai taip šitas procentas ypatingai išauga. Vėlgi, panaši procentinė dalis nei taip, nei ne, kaip ir su prieš tai buvusiaisiais. Greičiausiai ne, vėlgi šiek tiek yra sumažėjusi. O kad garantuotai šitos informacijos nenori skaityti ir apie ją nieko žinoti, tai yra labai mažutis procentas. Tad vėlgi mes galim lyginti su tuo, ką mes turėjome prieš tai, kas turi kredencialus, kas turi autoritetą skleisti informaciją. Na, tai yra mokslo žmonės. Tai yra žmonės, kurie yra susipažinę su turiniu ir tuo, ką jie skleidžia, su religija. Jie yra prioritetizuojami ieškant informacijos. Ar Lietuvoje mes matome tai? Vėlgi priešingai. Lietuvos turinys yra, Lietuvos turinio kūrėjai tartum ignoruoja poreikį. Ekonomikos dėsniai čia nesuveikia. Klausimas, aišku, kas suteikia teisingų žinių apie islamą ir aš po truputį judu į pabaigą, dėkodamas už jūsų kantrybę. Klausimas iš tikrųjų teisingos žinios yra labai subjektyvu, bet nesubjektyvu yra tai, jog pirmiausia tai yra užsienio interneto svetainės, tai yra islamo naujienų kanalai ir interneto svetainėse. Ne? Tada mes turime literatūrą, kad ir kaip mes ją apibrėšime, tiesiogiai jau mūlos imamai, tasai žmogiškasis ryšys, mečetė bendruomenė, vėlgi nenutolstant nuo to kasdienio santykio, šeima artimieji ir socialiniai tinklai. Ir pačioj pabaigoje beveik mes turime Lietuvos naujienas. Iš lietuviškų portalų žmonės visiškai nesitikė ir net nemano gauti jokios informacijos teisingos apie islamą. Ir esu tikras, jeigu mes išplėstume šitą apibrėžtį apie islamo musulmonų bendruomenių reikalus, tai būtų panašiai tas pats. Tik vienas respondentas, lytį galima nurodyti vyriškosios lyties, nurodė, kad kita jam yra aktualu, patikimi mokslininkai ir kvalifikuoti žinovai. Ir vėlgi, galima grįžti prie to paties, jog kvalifikacija yra labai svarbu ir žmonės į ją žiūri, ieškodami informacijos. Tiek skaičių. Ir dabar apibendrinimą, einant link apibendrinimo, kas, kodėl, kur ieško islamo žinių ir religinių patarimų. Taigi paklausos pusė. Tutoriai iš tikrųjų yra, galima juos vadinti, postreligingi. Jie neieško religinių žinių ar religinių patarimų internete. Atsivertusieji į islamą, nors ir siekia religinių žinių ir religinių patarimų, jie nepasitikė vietiniais ir Lietuvos skėtinėmis organizacijomis. Todėl vadovaujasi užsienio internetiniais šaltiniais arba savipagalbos internetiniais ratais, kuriuos prižiūri mėgėjai, taip pat konvertitai. O išeiviai iš kitų šalių neieško religinių žinių ar religinių patarimų lietuvių kalba. Liūdna situacija, galima taip sakyti. Ir bendrasis internetinis kraštovaizdis Lietuvoje, pirma, nėra charizmatiško, kompetentingo dvasinio vadovo, galinčio užsiimti sielovadą. Tada kvalifikuoti, įgalioti veikėjai, muftijai, imamai, yra pasyvūs. Aktyviesiems tokiems kaip nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos trūksta įgaliojimų, o produktyviausia, ir čia galima išskirti kaip trečiąjį paradoksą su klaustuku, galbūt patyrinėjus dar papildomai galėtume sakyti, kad tikrai tai yra paradoksas, jog moterų komanda susijusi su švietimo ir paveldo organizacija yra pati produktyviausia. Atrodo, kad musulmonų religinės bendruomenės jos labai mažai prisideda prie Lietuvos internetinės islamo aplinkos, o jeigu imtume globalų į kontekstą, tai yra visiškame nuošalyje. Ir su ta gaida aš baigiu mūsų pristatymą. Dėkui už dėmesį ir tada nebesidalinu ekranu. Ir sakyčiau, dabar laikas su šita gaida pereiti prie pastebėjimų ir pastabų. Nežinau, Egdūnai, kažką gal dar pridėti norėjot, įvedant į tolesnę diskusiją. Manau, kad mes jau
pakankamai daug pasakėme. Tikiuosi, kad buvo įdomu, naudinga, bet kad dar labiau būtų naudinga ir prasminga, tai turbūt laikas yra, kad būtų išreikštos tam tikros refleksijos ir mes pirmiausia kviestume būtent musulmonų bendruomenių atstovus, nebūtinai atstovaujančius konkrečiai kažkokiai organizacijai, bet žmonės iš bendruomenės, galbūt net ir kai kurie iš jų buvo tie, kurie užpildė tą anketą, čia nebūtina prisipažinti, bet tiesiog, žmonės, apie kuriuos mes kalbėjome ir, čia galbūt nėra tas mėginimas pamatuoti, ar mes čia teisingai ar neteisingai kalbėjome, kas, jeigu jie manytų, yra pastebėtina, tai jie tą gali padaryti, bet kaip ir pats pavadinimas mūsų tos diskusijos ir pristatymo iškėlė tą klausimą, ar viskas yra, taip gerai, kaip įsivaizduojame, arba kaip turėtų būti, ir ypač turbūt ir galbūt ir aš ir Arvydas to neakcentavome, bet kai mes kalbame su savo kolegomis kitur, Švedijoje, Ispanijoje ir taip toliau, kur tas gyvenimas internetinis yra ne ką menkesnis nei tas tikras fizinis gyvenimas bendruomenių, tai mes labai dažnai, kai pasakojame tai, ką mes bent jau atradome, jie klausia, ar tikrai taip, o po to klausia, kodėl. Tai mes tą atsakymą, kodėl taip vangiai Lietuvoje yra dalyvaujama internetinėse tose erdvėse iš musulmonų bendruomenių pusės, mes kaip ir neturim tokio normalaus atsakymo ir galbūt bendruomenių nariai galėtų pasidalinti, kaip jiems atrodo, kodėl čia yra tokia padėtis ir galbūt tokia padėtis juos pilnai tenkina ir, tokiu atveju gal tos problemos ir nėra. Ir aš tada kvieščiau iš tikrųjų į diskusiją norinčius įsilieti, tiesiog kilstelti rankas, virtualiai mes turime šitą įrankį, kad, sakytume, tai būtų daugiau tvarkos viens per kitą, jeigu norėtųsi šaukti, tai taip nedarykime. Ir tai bus paprasčiau. Ir iš tikrųjų mes to ir laukiame. Dabar išgirsti, tai bendruomenių atstovai arba tie vartojantieji. Jeigu bendruomenių atstovai, kūrėjai pernelyg nenorės reflektuoti, tai matau, Paulius kilsteli ranką. Prašau, Pauliau, pabaigsiu mintį tada po to. Taip, dėkui labai už pakvietimą ir už pristatymą. Girdite mane gerai? Super. Apsimenėšys kartais trukinėti, tai geriau gal kameros nesijungsiu. Tai pirmas dalykas buvo labai įdomu išgirsti paklausos rezultatus, nes pasiūlą aš jau girdėjau konferencijai, o pasiūlos, tai yra paklausos negirdėjau. Iš tie paradoksai labai nustebino šitas pasitikėjimo stokos dalykas. Ir aš galvoju, čia, taip sakant, kabinėjantis prie ištyriminės perspektyvos. Aš pats nelabai prisimenu, kaip šitą klausimą atsakiau, bet ar gali būti, kad jeigu manęs paklausimėte bendrai, ar aš pasitikiu žmonėmis internete, aš pasakysiu 99% ne. Bet ar pasitikiu kai kuriais žmonėmis internete, tuomet 100% taip. Ar gali būti, kad tas klausimas buvo, taip sakant, suprastas dviprasmiškai ir dėl to žmonės pasakė ne, atsakydami į tai, kad kalbant bendrai apie tai, kai mes skaitome internete, kad, manau, sveikas protas sako, kad visko mes negalime priimti ir viską, kas yra internete, reikia žiūrėti su skeptiškumu, bet taip be abejo yra internete daug šaltinių, kurie yra autoritetingi ir labai patikimi šaltiniai ir kuriais, žinoma, galima pasitikėti. Tai čia toks mano pastebėjimas, galbūt dėl šito dalyko šitas rezultatas toks, galbūt negi ir iškreiptas, sakant, Dievas žino geriau, Allahu alam, jeigu kalbant islamiškai. Čia toks būtų mano klausimas, jums nežinau, ar turite dabar atsakymą, ar tiesiog vėliau galbūt galėsite atsakyti tai. Ir atsakant į klausimą, kurį jūs uždavėte, kodėl taip yra, tai aš galvoju apie šitą dalyką jau gana ilgokai nuo šito tyrimo pradžios jūsų, tiksliau nuo tada, kai sužinojau apie šitą tyrimą. Ir, tikriausiai pirmas dalykas, kad tiesiog Lietuvoje nėra religijos mokovų, kurie kalbėtų lietuviškai. Tai yra tų musulmonų, kurie turi tikrai ženklų islamišką išsilavinimą, kurie turėtų autoritetą. Ir ar būtinai tik jie gali kurti internetinį turinį? Tikrai ne. Yra daug žmonių, kurie yra tiesiog motyvuoti, kuriems tai yra hobis, užsidegimas, kurie nėra religijos mokovai, bet jie tikrai sukuria neblogą turinį pasaulyje, ypač
žmonių yra tikrai daug, bet tuo pačiu Lietuvoje tiesiog nėra pakankamai žmonių, kad tokių atsiras. Na, taip sakant, statistiškai iš 1 milijono žmonių, kiek bus gerų rašytojų. Tai galbūt bus 100-200, o kuomet mes kalbam apie 2000 musulmonų Lietuvoje, tai ir gaunasi galbūt, kad 0 ar ten 1-2 tie rašytojai. Tai manau, tikriausiai prie to viskas ir sugrįžta, kad tiesiog nėra resursų, nėra, taip sakant, žmogiškųjų resursų, nėra žmonių, kurie galėtų tai daryti, dėl to nėra ir tų žmonių, kurie yra motyvuoti daryti, ir nėra nei tų religijos mokovų, kurie apsimtų. Tai čia mano tokia apžvalga būtų. Ir mano toks atsakymas į klausimą arba pastebėjimas, arba galbūt tiksliau pasakyti spėjimas. Tai tiek iš mano pusės šiuo metu. Dėkui, Pauliau, aš tada iš karto į abu dalykus, ne vienu metu, bet į abu galiu atsakyti. Į antrąjį, tai pačiam bekalbant, tiesiog prisiminiau, kad kai kalbame apie tuos 700 metų islamo Lietuvoje, ta religijos mokovų, žinomų kaip ulema, būtent tų, kurie yra kvalifikuoti kažką pasakyti, nes jie yra tiek daug perskaitę ir tiek daug suvirškinę mentaliai, tai Lietuvoje, LDK toje teritorijoje chroniškai trūko, mes neturime tradicijos. Kažkas, aišku, galbūt sakytų, kad toks palyginimas netinka su žydų bendruomenė, kuri buvo labai gausinga ir joje tikrai buvo religijos mokovų labai daug, aš jau čia nekalbu apie tuos pačius žymiausius, kurie jau yra globaliai žinomi, bet tarp Lietuvos musulmonų iš ties tų tokių, kurie būtų edukuoti religiškai, ne savi edukavę, bet būtų edukavęsi tose įstaigose, centruose, tose dvasiniuose universitetuose, vadinkime, religiniuose. Tai jų praktiškai nebūta, bet bent jau tarpukariu, kai Vilnius priklausė Lenkijai, tai totorių bendruomenė buvo suskubusi išsiųsti keletą totorių mokintis, tapti tais jau kvalifikuotais ulema. Tiesa, Antras pasaulinis karas tą viską sujaukė, bet paties tas pasakymas, kad mes neturime, jis iš ties tą tokią kažkokią tradiciją, inerciją lygtais iliustruoja. Nieko jinai nepasako, kodėl, bet aš sureaguodamas dar sakyčiau, kad čia irgi yra tam tikras paradoksas, nes vis dėlto tie 2005 ar kiek tų tūkstančių yra žmonių, kartais jis galėtų nelemti nieko, nes pavyzdžiui Estijoje yra jau žmonių, kurie išvyko į arabiškus kraštus kitur studijuoti, tapo ne tik šiaip specialistais, ta prasme, kad baigė studijas kokiam pasaulietiniam universitete ir išmano islamą kaip pasauliečiai, bet ne, jie iš tikrųjų studijavo islamiškuose universitetuose ir Estijoje tai jau yra keletas žmonių, nors bendruomenė dar mažesnė. Tai čia matyt yra tam tikri dalykai, nežinau, kaip jie gali būti siejami su Lietuva, kodėl Lietuvoje, tai bijau pavartoti, kadangi rašinėjama, bet tas toks slunkiškumas yra matomas. Taip mes matome, kad nėra poreikio, matyt, nėra poreikio siūlyti, nėra poreikio ieškoti, bet ir labai maža bendruomenė galėtų daug nuveikti. Ir aš tiesą sakant, šitame visame kontekste galvoju netgi ne tiek, ar yra žmonių, kurie yra kvalifikuoti paaiškinti Dievo piršto ilgį teologiškai, islamiškai, nes ten gali būti sudėtinga, reikia tikrai jau daug būti perskaičius ir Korano komentarų ir panašiai. Bet pavyzdžiui, tiesiog, kai mes kalbame apie islamą Lietuvoje ir kalba žiniasklaida, ir mes matome, kiek yra mitologemų, kiek yra stereotipų, apie kuriuos gali kalbėti, tikrai ne vienas žmogus Lietuvoje, turiu galvoje bendruomenėse, to dar kol kas nėra daug, tas truputį randasi. Bet tokios informacijos, nesakau alternatyvios, bet iš bendruomenės kylančios informacijos, iš ties yra tas trūkumas. Ir va čia man asmeniškai yra klausimas, ne tiek galbūt ta jau visiškai griežtąja prasme sielovada, ta teologinis lygmuo, kam reikia labai kvalifikacijos aiškios, bet tas toks net ir iš bendruomenės pusės, aš nesakau apologetyvus, bet toks perteikimas. Grįžtant prie pirmojo klausimo, tai atsakymas yra labai paprastas ir labai gerai, kad buvo šitas klausimas užduotas, nes kai kuriems žmonėms dėl šito konkretaus klausimo, dėl kitų galėtų kilti irgi, o tai kaip čia jie klausė ir koks šitas atsakymas. Tai kadangi mes norėjome, kad visame tame konsorciume, visose tose 5 šalyse būtų panašus, jei ne identiški klausimai, klausimų sudarimas, klausimyno sudarimas buvo patikėtas švedų komandai, kurie turėjo savų sumetimų, kodėl jie formulavo vienaip ar kitaip, ir nors mes visi diskutavom ir siūlėme,
kaip galbūt kai kurios klausimus, nesakau, kad konkrečiai šitą, bet performuluoti, švedai laikėsi savo nuostatos ir ten Švedijoje yra daug kas susiję ir su etika, ir ta tyrimų etika, ir jie vis mums sakydavo, kad na, švediška etika tyrimų neleidžia kažko performuluoti. Nesakau, kad šito klausimo, bet apskritai tai mes likome ties tuo klausimynu, prie kurio mes buvome prirakinti ir negalėjome sau leisti klausti taip, kaip galbūt mes būtume norėję. Ir na, Paulius tikrai labai gerai pagavo, kad kai kurie tie klausimai, jie yra perdėm aptakus, kad būtų galima taip jau išties 100% pasitikėti. Ir Arvydas ir aš, mes tą santykį su rezultatais turime tokį irgi, neskandalistinį, žiūrėkit, kaip čia yra iš tikrųjų. Mes turbūt tikrai nebandome sakyti, mes matome rezultatus, jie tokie yra, mes jais operuojame, bet tuos ribotumus jaučiame ir mūsų tekstuose neišvengiamai tas atsispindės, kad labai geras pavyzdys Pauliaus dabar buvo pateiktas, kad taip sakant, kaip paklausi, taip ir gausi, bet mes negalėjom paklausti taip, kaip norėjome galbūt mes, nes turėjome laikytis tos bendros sistemos. Taip kad šiuo atveju tos ydos metodologinės mūsų irgi yra užčiuoptos ir tas rezultatas, ar jis yra iškreiptas ir kiek jis yra patikimas, mes jaučiame šitos ribotumus ir, kaip sakau, dėl to truputį irgi atsargiai žiūrime ir ypač savo tekstuose žiūrėsim atsargiai, čia pranešimuose, tiesiog pasidaliname ir ką mes su tais darome, ar tuos paradoksus skandaliname, ar tiesiog sakome, taip lyg atrodė, bet tiek to. Tai dėkui, Pauliau, už pastebėjimus. Jeigu papildymui, tai aš dar sakyčiau, kad su mūsų pastebėjimais šitoje aplinkoje, sakyčiau, yra labai geras laikas ir provokuoti diskusijai. Kaip jūs manote, ar iš tikrųjų tai gali būti simptomatiška, kad žmonės iš principo nepasitikėdami bendrai internete lengvai šoka į informacijos paiešką būtent ten. Ir ne kažkur tiesiogiai, o būtent į socialinius tinklus, kas ir buvo iš principo nuo pat pradžių akcentuota. Kad žmonės socialiai dabar į tinklus virtualiuosius yra perėję. Ir turbūt jau nelabai ir skani ta tema po covidinė, bet kaip tai pakeitė kasdieną. Tad su ta užmačia, aš manau, tas klausimas taip ir buvo likęs, tartum supriešinti, o tartum ir suskandalinti visą tą, ką mes galėtume atrasti. Bet žvelgiant į refleksijas, neabejotinai bus irgi daromos atitinkamos ir tolimesnis, gal ne griežtos išvados, bet prielaidos. Gerai, gal dar kažkas tai turėtų kokių pastebėjimų, refleksijų, net pasiūlymų, ir čia jau turbūt galima žiūrėti plačiau. Mes norėjom labai, kad musulmonų bendruomenio atstovai pasakytų, bet galima turbūt tikrai kviesti visus kitus prisijungti, ir čia nėra kažkaip, kad tik tais tam tikra kategorija dalyvaujančių gali pasisakyti, absoliučiai visi gali pasisakyti. Ir aš matau, kad yra liktais klausimas, taip, iš Vidmanto. Tikrai taip. Galima įgarsinti. Taip, gal tada, Arvydai, jeigu pačiam. Taip. Klausimas yra toks, žiūrint per procentinę prizmę, jeigu palygintume musulmonus ir ne musulmonus, imant tokį pat skaičių žmonių, kaip tada būtų su paieškų statistika? Ir čia klausimas yra per tą kampą, kad galbūt tendencijos yra panašios nepriklausomai nuo religijos. Aš manau, klausimas yra labai validus. Aišku, mūsų tyrimas apsiriboja būtent musulmonais, mes neturime lyginamojo aspekto ir kitų bendruomenių ar netikinčių žmonių atveju mes jų netyrėme, bet čia turbūt jeigu vis dar kalbam apie tą patį konkretų aspektą, tai manyčiau, kad greičiausiai arba nustebintų visi taip pat, arba niekas nebenustebintų, nes mes sakytume, kad tai nėra išimtinai apie musulmonus. Tai aš turbūt spėčiau, kad greičiausiai tie rezultatai tikrai nebūtų kažkokie iš principo skirtingi, nebent mes kalbėtume apie labai specifinės bendruomenės, ar religinės, ar nereliginės, kurios turi savų sumetimų, galbūt ideologinių, kokie nors sąmokslininkai ar dar kas nors. Tai tos atskiros grupės, jos galbūt turėtų kažkokį kitokią prieigą.
Bet ar tai bus krikščionis, ar praktikuojantis, ar nepraktikuojantis, greičiausiai, kad to didelio skirtumo ir nebus. Bet man šiuo atveju, jeigu kalbam apie pasitikėjimą ar nepasitikėjimą, labiau gal ne tiek, kad įstrigo, bet įdomiau yra tai, kad ką Arvydas rodė toje skaidrėje, kur lietuviškų organizacijų, na, reikia suprasti jų svetainių kuriama, ar jų svetainėse kuriama medžiaga, tada užsienietiškų, kai kurios galbūt žmonėms nebūtinai yra taip savaime atpažįstamos, kokios tos organizacijos, na, tu prieini, yra informacija, bet kokia kilmė tos organizacijos, mes to neklausėme savo tyrime, bet suprasdami islamo religingumo formų įvairovę, nes jeigu, tarkime, kalbame apie lietuviškas organizacijas, matyt, kartais yra labai paprasta, jeigu tai yra pripažinta tradicinė religinė bendruomenė, sunitų, gal net ir pavadinime aiškiai turi, tai tas pasitikėjimas, taip aš įsivaizduočiau, turėtų būti gana aukštas. Na, aš suprantu, kas čia per žmonės. Gal jų autoritetas menkas, gal ta informacija netokia didelė, bet aš jais pasitikiu, bent jau ką jie pasako, kad ir nedaug. Tuo tarpu, kuo toliau, tuo svetimiau ir tuo man ne iki galo aišku, ar aš turėčiau pasitikėti. Tai čia irgi turbūt aš jau galėčiau kaip ir į savo tą daržą akmenėlį mest, kad mes mūsų tyrime to neatskleidžiam, bet man asmeniškai išties būtų labai įdomu, kokio tipo islamiškasis religingumas yra populiarus. Mes niekur nepaminėjom nei pranešime, nei tyrime, kad pavyzdžiui, dalis, aš nesakau didelė, bet dalis lietuvių atsivertusių islamą, jie sąmoningai, o kai kada nesąmoningai yra linkę į salafizmą. Yra grupės žmonių, dažnai jaunų moterų, kurios atvirai sako, mes esame salafi. Ir man teko jas tyrinėti, kaip jos supranta tą salafizmą, kaip, na, sakykime, srovę, kryptį islame ir kaip jos su jie save tapatina. Bet yra dalis žmonių, kurie seka tekstais, autoritetais, kurie, na, priskirtini, sakykime, salafi tai bendruomeniai, ar daugybė tų bendruomenių tarpusavėje netgi nesutarančių, bet tie žmonės nebūtinai susivokia ar jaučia, kad jie yra salafi įtakoje. Vat tai būtų irgi iš tikrųjų gana įdomu, nes na, ir Lietuvoje mes matome Ahmediją bendruomenę, kuri save pristato kaip musulmoniška, bet žiūrint griežtai iš absoliučios daugumos, na, sunitų, sakykime, perspektyvos, tie sunitai neigia Ahmedį kaip musulmonišką ar islamišką bendruomenę. Tai čia yra tokių dalykų, kurie galėtų išryškėti. Aš nežinau, kiek mūsų Lietuvos musulmonų bendruomenėse šitie dalykai yra aktualūs ar atpažįstami, ar tiesiog, na, viskas yra toks bendras fonas, na, islamas ir yra islamas, koks čia skirtumas, koks, nes jei žiūrėsim į krikščionybę, iš karto suvokiame, kad, na, katalikas nežiūrės ortodoksų svetainėse, nes sakys, čia taip krikščionybė, bet čia ta kita krikščionybė, aš katalikas, čia ortodoksų, koks popas rašo, gal jis ir teisingai saviškiams rašo, bet čia man tai niekaip neįdomu. Tai va čia tie dalykai iš tikrųjų irgi yra ganėtinai įdomus ir, na, galbūt tarp mūsų yra ir žmonių, ir studentų, kurie galbūt norėtų pasidomėti šitą tematiką. Tai yra toje internetinėje erdvėje, jei Lietuvos musulmonai, nesakau tik lietuviai, bet Lietuvos musulmonai ieško tų religinių patarimų, to vedliavimo ar kaip ten gidavimo, ta prigimtis tų šaltinių, svetainių, tų žmonių, kurie apie tai kalba, ar jiems yra aktuali, ar jie suvokia, ką jie seka. Žinoma, pasirinkimą gali žmogus padaryti ir nutarti, ar jie nori sekti vienais ar kitais, bet ar tas pasirinkimas yra pakankamai informuotas. Matau, kad Neli nori pasisakyti. Tai pirmiausia, gal ir leiskime Neli, nes mačiau ir Vidmantas dar parašė, tai po to dar ir į Vidmanto klausimą sakysim. Prašom, Neli. Labadiena, ačiū irgi už pakvietimą dalyvauti šitame tyrime ir bendravau su Arvydu irgi gyvai, bet vis vien aš kažkaip tai man trūko. Aš nežinau, kažkaip tai jūs visą laiką minėjot švietimas ir paveldas, aš tikrai buvau nustebinta dėl šitos organizacijos, nes būtent švietimas ir paveldas, tai pirmoji gal organizacija suskubo reaguoti, kada matė, kad visiškai niekas nėra viešinama, niekas nėra skelbiama, bet yra sukurta atskira svetainė, kuri vadinasi Islamas visiems. Ir jūs visiškai, Egdudai, nepaminėjot šitos svetainės. Jūs laiką minėjot kitą svetainę, kurios visiškai ta veikla visiškai nesusieto su islamu. Islamas visiems būtent svetainė, kuri rašo apie islamą ir kuri viešina, kur kažkas skelbia ir taip toliau. Ir būtent nevyriausybinės organizacijos, jos neturi bendruomenių tokių kaip muftijatas. Mes negalim žinoti viską, kas tenais dedasi. Mes tik tais atsiliepiam jų poreikius,
tai, ko jiems reikia. Ar tai gali būti švietimas, ar tai kalbų mokymas, nes pati bendruomenė, jūs tikriausiai irgi suprantat, Lietuvoje yra labai mažai žmonių, labai musulmonų. Pastatų išlaikymas valstybė nepadeda. Kaip šitą viską padaryti, jūs galvojat, kad čia dar mes turime svetainėse kažką rašyti ir kažkas kelti, tai neįmanoma. Pati mūsų, kaip sakoma, mūsų bendruomenė yra kaip musulmonų bendruomenė, tai yra atskirta. Jie nenori niekas matyti. Jeigu mes kažkur kažką pasakom, kažką parašom, tai yra paprasčiausiai, parašė ir viskas, ir užslėpiam. Jūs ir pats matot, kad niekas netgi nebeskaito apie musulmonus iš lietuviškos žiniasklaidos. Tai pas mane būtų toks pastebėjimas, nes tikrai nevyriausybinės organizacijos, jos negali atstovauti bendruomenių. Tai, ką tikrai atstovauja muftijatas, jūs neįsivaizduojat, koks tai yra darbas. Ir aš tikrai esu bendravus ir su muftijum kelis kartus, aš mačiau, kiek tai darbo yra įdėta. Ir kad jis dar kažkur tai turi skelbtis kažkur, tai tikrai žmonės ateina pas jį gyvai, bendrauja gyvai, nori pakalbėti ir jie bendrauja. Tai va toksai būtų mano gal, sakau, man nelabai patiko jūsų ta įžvalga pradžioje, kaip jūs tyrinėjo, tai dabar tokia kaip emblema uždėta ant tom tikrų organizacijų, tam tikras organizacijas paminėt, jų taip neturėtų būti. Jūs turėtų tyrinėti musulmonų bendruomenės. Ačiū. Gerai, dėkui. Žiūrėkit, aš iš karto tada dėl dviejų dalykų. Pirmas dalykas, ką mes dabar kol kas čia patyrinėjome, yra ta internetinė erdvė. Ir aš manau, kad Nelis sutiks, kad internetinėje erdvėje, įėjus į Muftijatas LT, mes matome paskutinę naujieną, kur yra parašyta, kad prieš 8 mėnesius. Tai ten judesio nėra. Ar tai reiškia, kad pati organizacija nėra veiksni ir ten žmonės, kurie, realūs žmonės dirbantis toje organizacijoje, nieko neveikia? Aš manau, kad ne Arvydas, ne aš taip nesuponavome. Ir aš sakiau, kad galbūt tos organizacijos, jų durys yra visą laiką atviros, yra ofisas, ten sėdi žmonės, ar pats muftijus, ar kiti, ir jie dirba. Ką jie dirba? Tai yra jų reikalas, jie pasiskirstė funkcijomis ir kiek ten yra sielovados, kiek ten, tarkim, leidybinės, švietimo programos ir taip toliau. Tai apie tai dabar mes nekalbam ir kalbame apie tai, kiek yra to matomumo toje erdvėje, būtent internetinėje. Taip, hipotetiškai įsivaizduojant, Tauragėje gyvena musulmonų šeima ar vienas musulmonas, ir jis į Muftijatą Vilniuje, į Smolensko gatvę, jam sunku atvažiuoti, jis gal kažkada atvažiuos, o gal ir niekada. Paskambinti jis galbūt gali, bet jis galbūt norėtų informacijos rasti internete. Jis Muftijato informacijos neras. Kur jis dabar gali ieškoti ir, kaip jūs sakėte, yra nevyriausybinės organizacijos, ir ypač svetainė Islamas visiems, kurioje iki 22 metų jūs sutinkat, kad tikrai ten buvo labai daug talpinama informacijos. Aš tą ir pasakiau, būtent Islamas visiems. Nenorėjau nurodyti konkrečių svetainių, nes šiuo atveju čia taip irgi dėl kažkokių etinių sumetimų, kad vienas iškelt, kitas sumenkinti, tai to nereikia daryti. Žmonės, kurie ieško, žino, kur rasti ar surastų. Bet kai jūs jau dabar pasakėte, tai taip, būtent Islamas visiems ir buvo ta svetainė. Aš tik apie ją ir šnekėjau, kaip apie tą, kurioje įvairios tos informacijos ir apie arabų kalbos kursus ir Korano recitavimą ir tas pats islamiškas universitetas ir ta bibliotekėlė, būtent Islamas visiems. Nekur kitur. Jeigu Muftijatas LT, tai ten nieko nėra. Su visa pagarba ten nieko nėra. Tai čia turbūt taip. Dabar, kai jūs sakėte, kad reikėtų tirti bendruomenės, tai šiuo atveju galbūt jūs teisingai pastebite, kad mes neapsiribojame formaliomis bendruomenėmis. Mes kalbame apie žmonės, kurie gali būti individai, nepriklausantis ne vienai iš tų organizacijų, kongregacijų, kaip sakau, gyvenantis kur nors Tauragėje. Ir jie lygiai tokie patys yra šia prasme mūsų atžvilgiu musulmonai, kurie turi tam tikrus dvasinius poreikius, kuriuos nori patenkinti ir tada ieško tos informacijos. Tai čia šiuo atveju nėra taip, kad griežtai mes tyrime tik tais, tas tradicinės registruotas religinės bendruomenės. Taip nėra. Ir jas nebejotinai, vienreikšmiškai, bet ne tik tai jas. Tai taip, kad tas spektras yra platesnis ir tas vaizdas yra platesnis ir tame platesnėme vaizde mes priėjome išvados, kad nevyriausybinės organizacijos, nepaisant resursų, žmogiškųjų išteklių trūkumo, buvo ir tebėra labai aktyvios, tuo tarpu muftijatai, vieno iš jų internetinė erdvė visai nėra, jokių pavydalų, nebent mes ieškosime per tą
komercinė organizacija World Halal Trust, kas jau yra visiškai kitas konceptas, o kitas muftijatas yra, taip, bet dėja ten apsukos yra labai menkos. Tai mes tik tokios išvados priėjome, o kad ar ten žmonės meldžiasi ar nesimeldžia, ar jie supranta apie islamą ar ne, mes nesam kompetitingi šitą svarstyti, tai turinio prasme ar tos fizinės veiklos prasme, čia mes nieko negalim pasakyti ir jeigu susidarė įspūdis, kad mes kažkaip nuvertinome, tai aš sakau, mes vertinome išimtinai tą internetinę erdvę. Kaip vyksta už interneto, tai yra gyvoje erdvėje, kontoroje, mečetėje, na, čia mes tikrai šito nevertiname, čia jau kitokio galbūt tyrimo objektas. Taip, Arvydai. Aš tik dar pridėsiu turbūt tą patį, ką norėtų ir Neli pati pasakyti. Nuo 24 pačios pradžios įrašų, būtent islamas visiems šitame portale, jų yra padaugėję. Ir nežinau, su kuom tai yra susiję, gal vėlgi šiek tiek yra, čia turbūt Neli pati galėtų atsakyti, kaip švietimas ir paveldas. Jo, nes tai būtent organizacija, kuri dirba pagal projektus, kurie, pavyzdžiui, 2014 metais jinai registruota, pavyzdžiui, buvo projektas būtent kažką skleisti per informaciją, per internetą, nes tikrai buvo žiniasklaida skleidė tik tais dezinformaciją apie islamo religiją, apie musulmonų bendruomenę. Todėl buvo būtent atidaryta svetainė, taip gal dabar atrodo nemadinga, nekokia, bet tuo metu tai buvo didžiulis poreikis pačiai bendruomeniai kalbėti, tai buvo jos balsas. Ir tai, ką jūs matote tenais, tai yra vieno žmogaus darbas, tai yra daug žmonių, kurie bandė, kas ką galėjo, kiek galėjo savo resursų, kiek turėjo savo žinių, tą papildė. Tais laikais padaryti svetainę ir kažką įkelti, patikėkit, buvo vienetai, kurie mokėjo tą. Musulmonų bendruomenė tiesiog daug religinių bendruomenių gyvenančių čia Lietuvoje, kurie priklauso kitom religijom, neturi tokių svetainių. Islamas būtent turi. Reiškia, tai parodo, kad tai yra intelektuali bendruomenė, protingai, mąstant į priekį. Dabar taip ir kažkas yra, nes formatas islamas visiems keičiasi. Tai nebus vien tik Lietuvos rinka. Reiškia, mes norim plėstis ir mes galvojam, ką mes dabar kelsim. Todėl islamas visiems tobulėja tik tais. Dabar, tai aišku, mes vėl, kaip sakau, tai yra visgi yra per organizaciją, dirbama pagal projektus, jeigu projektas yra kažkoks tai patvirtintas, tai kažkas bus įkeliama, kažkas bus daroma, kūrima komanda ir dirbama. Jeigu projekto nėra, aišku, bus tyla. Tai aš manau, kad čia kiekvienas iš mūsų taip dirba, tai nėra kažkokia tai naujiena. Ir sakau, tas, ką atsakė Agnas, taip, aš yra virtuali erdvė, yra ta vidinė bendruomenė, viskas yra tvarkoje. Bet kad muftijate nėra tų įrašų naujų, tai tikriausiai vėlgi ta pati problema, nėra žmonių, kurie gali va taip savanoriškai sėdėti, skirti valandą dvi, surinkti visą informaciją, įsėsti prie kompo ir tai yra daug darbo reikalaujantis dalykas ir man pačiai kiek teko irgi ir savanoriauti ir padėti, tai tikrai daug laiko skiria. O reikia ir gyventi, ir permaitinti šeimą, tai automatiškai, kai nėra finansavimo, viskas nusikelia šiek tiek į antrą planą. Mūsų bendruomenė yra, kaip sakoma, atskiriama, mes negalim prašyti jokių finansavimų iš valstybės, kažkokių projektų dalyvauti, mes esame atskirti. Aš tik taip pasakysiu. Todėl pati kad musulmonų bendruomenė kažkur tai galėtų tiesiogiai kreiptis, prašyti pagalbos, žinokit, tikrai visos durys yra pas mus Lietuvoje uždarytos. Aš matau, pakilo ranka Dainiaus, tai gal vėlgi bus reakcija susijusi. Prašau. Labadiena, sveiki. Visų pirma, noriu padėkoti už patį tyrimą, kuris atrodo kaip labai reikšmingas. Aš esu iš tautinių mažumų departamento ir mes apskritai matome tokį tyrimų poreikį, nes, kaip žinia, kultūrinė įvairovė šalyje labai sparčiai keičiasi visa visuomenės sankloda ir tų tokių tyrimų, o paskui tais tyrimais padarytų analizių, o paskui tų analizių pagrindų priimtų sprendimų mums labai trūksta šitoj visoje sekoje. Tai tikrai dėkui už padarytą darbą ir tikiuosi, kad tų tyrimų galės būti ir daugiau. O aš besiklausydamas šiandieną šito pristatymo, pats bandžiau savo kelti klausimą ir tuo pačiu gal tas klausimas gali būti nebūtinai Arvydui ar Egdūnui adresuotas, bet taip pat ir pačiai bendruomeniai ir kitiems. Man tiesiog yra įdomu, ar tas informacijos trūkumas, kurį jūs fiksavote ir tuo pačiu jos toksai išreikštas poreikis, fokusas paieškos į socialinius tinklus, ar jisai sukuria kažkokias tai grėsmes. Čia buvo vienu momentu tarsi užsiminta, kad galbūt dėl to atsiranda kažkokie tai iškraipimai žiniasklaidoje.
bet galbūt apart to yra dar kažkokių tai dalykų. Tai klausimas yra apie tai, tarsi visiems skirtas klausimas, ar tie paradoksai, kuriuos jūs įvardinot, yra kažko grėsmingi. Ar vis tik tai, neranda informacijos, na ir kas, neranda tos informacijos lietuviškose portaluose, suranda jos kažkur angliškose portaluose ir tiesiog viskas taip klostosi toliau. O apskaitai viso pristatymo aš tikrai nesupratau, kad čia yra kažkokia tai kritika pačiom bendruomenėm, čia taip Nelė pradėjo teisintis ir gintis, tai man tikrai taip nepasirodė, kad čia yra kažkokia tai kritika, tiesiog konstatuotas faktas ir visai tai nereiškia, kad tos informacijos būtinai žūtbūt turi būti daugiau ir kad ta bendruomenė tos informacijos turėtų pateikti į internetinę erdvę daugiau. Tai ačiū dar kartelį, toks atviras klausimas visiems dėl grėsmių. Dėkui, Dainiau, tai iš tikrųjų labai geras klausimas. Mes ir šitame tyrime, ir aš apskritai savo kitose tyrimuose mėginu išvengti to, kas turėtų būti turbūt įvardyjama kaip islamo ir musulmonų saugumizacijos, skandalizacijos, kuri vestų į saugumizaciją. Mes matyt galėtume insinuoti ir kalbėti apie tai, kad jei, tarkim, tos autoritetingos organizacijos nepateikia informacijos, palieka savo, tos bendratikius likimo valioje, ir ypač naujai atsiverčiančius į islamą, kurie neužaugo musulmoniškoje šeimoje ar aplinkoje, kai jie pradeda ieškoti apie tą savo priimtą religiją informacijos, kad jie visiškai atsitiktinai gali kažkur nuklysti ir tada pradėti skaityti neteisingus puslapius, neteisingą informaciją rinkti, bendrauti su kokiais tai labai neteisingais žmonėmis. Ir čia turbūt labai greitai prisiminsime tą epizodą, kurį turėjome Lietuvos istorijoje, apie tą vienintelę įsivaizduojamą tariamą musulmonę teroristę, vardo aš neminėsiu, pamenate, kai Klaipėdoje jauna mergina buvo areštuota, tiksliau net ne Klaipėdoje, bet išvykdama, bet iš Klaipėdos kilusi, buvo apkaltinta, kad su kokiais tai čečėnais ten jinai užmezgė ryšius, norėjo tapti savižudė teroristė ir taip toliau. Tai jau ganėtinai sena istorija. Ja galima vėl išvilkti ir sakyti, jeigu taip nutiko tai merginai, kodėl tai negali nutikti kitiem jauniem žmonėm, ieškantiem, besiblaškantiem, kai kurie iš jų gal yra pasimetę ir taip toliau. Bet į šitą pusę aš nenorėčiau eiti, nes tada labai greitai galima čia nueiti insinuojant ir neturint jokios informacijos, nes tada mes turim stabtelti ir sakyti, informacijos kaip tokios, kuri mums sukeltų tokį jausmą, kad čia gali eiti kuria nors tokia pavojinga, grėsminga linkme, mes neturime. Mūsų tyrimo rėmuose mes neklausim, ką tiksliai jūs, kokius puslapius sekate ir tuomet galbūt kažkas būtų pasirodę. Mes, žiūrim apskritai, jūs sekat, nesekat, pasitikit lietuviškais, labiau užsienietiškais ir paliekame tada, kokie tie užsienietiški. Matėte, yra keli procentai ir arabiškai, žmonės skaito, galbūt lietuviai, galbūt nelietuviai skaito arabiškai, tai vadinasi kažkur greičiausiai kitur kuriamas tas turinys, koks tas turinys. Tai šiaip pati tema yra įdomi, aš galbūt neičiau į grėsmių lygį, labiau sustočiau ties tą įvairovę, kuri nebūtinai sugrėsminta turi būti, bet kalbant apie tą, kad ir nedidelę masę žmonių Lietuvoje, kurie nuoširdžiai praktikuoja islamą, kuriems yra svarbu jų asmeninėme gyvenime, kai jie ieško informacijos, kur ir kokios jie gauna, tai viena dalis, ką ir Nelė priminė, kad tiesiog ateik į muftijatą ir pasišnekėk ir gausi tą informaciją, bet kita dalis yra tiems, kurie ar nenori, ar negali taip fiziškai bendrauti, sakykime, su tais muftijais, tai tada atitinkamai kur, ko ir jie ieško ir ką jie gauna. Tai yra ganėtinai įdomi tema, bet aš sustočiau iki to, kol jau pradėtume kalbėti apie tam tikras potencialias grėsmes. Bendruomenės viduje, ir Dainiaus klausimas yra validus, nežinau, kas gali į tą klausimą atsakyti, bet ten matyt tada jau galima jį iš tikrųjų klausti, ar juntama, kad bendruomenėje kažkur kažkas gal slysteli. Ir aš čia, kad neužimčiau daug laiko, matau, kad yra dar irgi norinčių pasisakyti. Tai mes turime tų pavyzdžių Estijoje, Latvijoje, kai žmonės iš bendruomenių išvyko į islamo valstybę visomis šeimomis ir taip toliau. Lietuvoje mes šito neturime. Tai ar viduje bendruomenių kas nors ką nors kaip nors jaučia ir ar jaučia tą poreikį kurti tą turinį, ir Dainiaus labai buvo geras tas pabaigos toks pasakymas, kad o tai gal ir nereikia, tai nėra, daug ko nėra, galbūt internete niekas nerašo apie ateivius, ir nereikia gal apie juos rašyti, tai čia šiuo atveju pasiemam temą ir sakom, parašykite.
Nematom mes reikalo. Tai čia šiuo atveju ir mes su Arvydu turbūt irgi galbūt taip, nereiškia kaip su kokia šakute, nebadome, nesakom, parašykit, reikia. Nes, mums asmeniškai, gal kaip tyrėjams, reikia tik tiek, kiek mes galėtume tirti. Klausimas yra iš vidaus. Ar bendruomenėms reikia? O tas klausimas yra, ar jos mano, kad reikia daugiau tos informacijos, tos būtent sielovados, arba kaip tik, tų visų mitų, stereotipų laužimo, jei tom bendruomenėm neatrodo, kad reikia, tai yra jei jom atrodo, kad reikia, bet jos neturi resursų, kad galėtų tada kažką daryti. Tada jau yra B, tada jau yra visiškai kas kita. Tai mes truputį mėginam šitą užčiuopti ir šitą diskusiją, mano galva, irgi yra labai naudinga, kalbant apie tai. Tai prašau, matau, kad yra klausimas. Esu Glebašas, tautinių bendrijų namai, vadovauju tautinių bendrijų namams. Tai pas mus Vilniuje veikia apie 20 bendruomenių pastoviai tautinių bendrijų namuose, tame tarpe ne tik Lietuvos totoriai, bet ir 4 Vidurio Azijos šalių. Tai pakankamai stiprios bendruomenės, kirgizai, uzbekai, kazachai ir tadžikai. Tai tiesiog į ateitį, tai jeigu jums reikėtų platesnio rato, platesnio matymo situacijos, tai mes tikrai galėtumėm padėti paplatinti tą apklausą arba pasidalinti kontaktais, nes matau, kad jūsų tyrimė nelabai daug sudalyvavo žmonėm. Tai tiesiog toks pastebėjimas. Dėkui labai, tai išties visada ta pagalbos ranka yra labai geras dalykas, nes čia vėl grįžtame į metodologinį dalyką, tokį, mes nesam bendruomenės nariai, kad taip, turėtume pažįstamų žmonių, ateitume, paprašytume, kad jie paskleistų tas anketas ir mums išties labai sunkiai sekėsi, mes esam dėkingi tiems, kurie patys asmeniškai sutiko, bet dar sutiko ir paskleisti, pagelbėti savo bendruomenėse. Tai tas rezultatas yra toks, koks yra, jisai galbūt kažką iliustruoja, aš dabar vėlgi nebandysiu sakyti, ką jis čia iliustruoja, kodėl toks skaičius yra. Tik pavyzdį pasakysiu, kad švedai, kur bendruomenės musulmonų yra nelyginamai gausingesnės, tą bendrąjį skaičių, kokį gavo tų anketų, tai jis neįtin įspūdingas irgi. Ir manau, kad mūsų atveju mes dar galim pasidžiaugti, kad tai bendras tas skaičius nėra, net 50 nesiekia, bet vis tiek tai yra, jei ir nereprezentatyvus, tai nėra toks kažkoks niekingas skaičius tų atsakymų, kad jau visai niekokių apibendrinimų nebūtų galima daryti. Mes toliau darysim, tęsim tą tyrimą ir, aišku, būtų džiugu, jeigu atsirastų daugiau tų atsakymų, tai tada vėl kažkaip galbūt pasikeistų tie skaičiai, pasiskirstimai ir kuo daugiau būtų atsakymų, tada matyt tą reprezentatyvumą didesnį turėtume. Tai, kaip ir jūs sakote, pavyzdžiui, rusiškai yra anketa, bet tik vienas žmogus pasirinko atsakyti, tai jei iš Centrinės Azijos išeivių prioritetas yra atsakyti, tarkime, rusų kalba ir jie pasirinktų, tai čia aišku būtų labai džiugu ir mes turėtume ir dar tą kalbinį, dabar mes rusų kalbos niekaip negalime traukti atskirai, tiesiog vienas žmogus į bendrą katilą sumetam ir tiek, bet pasiskirstimas kalbinis irgi gal galėtų būti, ne iš kalbus, bet kažką suponuojantis. Tai ačiū labai. Aš matau, kad pagal laiką mes jau peržengėme savo ribą užsibrėžtą, bet jei dar būtų klausimų, buvo klausimas Vidmantui, kurį mes sakėme atsakysime, bet jis pats pastebėjo, kad lyg ir buvo iš dalies atsakyta kitų kalbėtojų ir tada galbūt prie to taip jau atskirai grįžti neverta, jeigu būtų kažkokių kitų pastebėjimų, klausimų, pasiūlymų, kritikos. Aš kaip tik sakyčiau, čia galiu įsiterpti, jog mūsų dalyviai diskusijos yra žymiai labiau laiką sekantis negu mes ir matydami, kad jau yra laikas ištiksėjęs pagal tvarkaraštį, mandagiai net ir rankų galbūt nebenori ir kelti, manydami, jog jau ir laikas baigėsi. Bet jeigu dar yra kažkokia pastaba, iš tikrųjų skatiname šitą platformą išnaudoti, labai dėkingi pirmiausia esame už tuos klausimus ir pastabas, kuriuos jau išsakėte. Jos yra reikšmingos, pagalbos rankos arba papildomos akys ir papildomi protai, kurie žvelgia į tai, ką mes esam surinkę, neabejotinai prisidės prie to, kaip mes reziumuosime savo tyrimą. Bet vėlgi, jeigu būtų dar kokia viena grupė, kurią žinau, kad nepernelyg prakalbėjo, tai žiniasklaida. Žinau, kad atstovų čia turime, tad galbūt yra kokia nors reakcija iš mūsų ketvirtosios, sakytume taip, valdžios. Gal yra pastebėjimų
ar bent jau klausimų, nes mano vienas iš tokių slaptų ir ne visai slaptų lūkesčių buvo išgirsti, kaip jūs manote, ar musulmoniškosios bendruomenės jos yra adekvačiai atvaizduojamas žiniasklaidoje. Ne vien tik tai, ką Egdūnas minėjo, pasimant informaciją iš oficialių šaltinių, oficialių skėtinių organizacijų puslapių, kad būtų galima, sakytume taip, nešališkai, šališkai, bet pasimant tikrą informaciją iš jų ir pateikti vieną ar kitą klausimą, kas yra neįmanoma, nes tenais iš principo nėra tos informacijos. Tai dabar klausimas yra žiniasklaidai. Ar jūs manytumėt, kad šita situacija yra adekvati, ką mes dabar turime? Nes socialiniuose ratuose savo, vėlgi čia nieko neįvardinsiu, kartais tenka išgirsti labai kritiškų balsų. Būtent musulmoniškosios bendruomenės, ne tik lokaliai, bet ir globaliai pristatymui lietuviakalbėje žiniasklaidoje. Ar tai negali būti prisidėjimas prie to, kad situacija yra vertinama ganėtinai kritiškai, kad Lietuvos žiniasklaidos, sakytume taip, statusas paieškose yra vienas iš paskutiniųjų, iš to, kur buvo galima pasirinkti sąraše. Tarp prioritetų nėra iš principo žiūrima į tai, ką lietuviai publikuoja. Jeigu mano klausimas provokatyvus pakankamai, galite palikti jį šone, bet jeigu yra noras kažkaip sureaguoti, aš manyčiau, kad tikrai galėtume. Vertus, į tai, ką dabar pasakė Arvydas, žinoma, visą laiką galime galvoti, kad baigsis šita mūsų diskusija, bet tyrimas tęsis, mes esame universitete, lengvai prieinami, randami, tai tikrai kviestume, kad nebūtinai, kad čia dabar turi visi pasisakyti, bet jei kiltų minčių, kiltų refleksijų, pasiūlymų, tai tikrai susisiekti su mumis, kažką pasiūlyti, patarti, pakritikuoti, tai tikrai irgi būsime dėkingi, nes tyrimas tęsiasi, nesibaigė ir tų publikacijų dar irgi tokių mokslinių praktiškai nėra, jos gimsta dabar, tai taip, kad net ir kažkokie nuokrypiai arba kaip ir Nelė kažkiek pataisyti ir kad ta imtis arba išsireiškimai mūsų būtų aiškesni, tai tas labai yra džiugu, bet matau, kad Nelė kaip tik kelia ranką, prašau. Jo, aš tikrai norėjau pasidalinti vienu tokiu, kaip, čia buvo, kada šventė buvo musulmonų, labai didžiulė tokia šventė buvo birželio mėnesį. Tai man buvo viena atėjusi mergina, sako, pasižiūrėk tą dieną, kai mes šventėm, žiniasklaidai buvo publikuota žinia, kiek būtent per tą piligriminę kelionę žuvo žmonių. Jokių pasveikinimo žodžių, jokių kiek žuvusiųjų. Vat musulmonai švenčia šventę, tiek yra žuvusiųjų per tiek. Tai sakau, tai toks taip šiek tiek tikrai kaip bendruomenės narė, sakau, aš jaučiausi kaip įžeista. Aš sakau, aš tikrai nesuprantu, kodėl žiniasklaida visą laiką traukia tik tą juodą tokią informaciją, kad tikrai labai norėtųsi, kad jinai šiek tiek būtų tokia, šiek tiek, tolerantiškesnė, kad mes tikrai turim tą tautinių mažumų departamentą, kur tikrai turi įvairias tautas, įvairias kultūras, įvairias religijas. Tai mes kaip ir turim prie vyriausybės tokią įstaigą, bet mes, kai atidarom žiniasklaidą, mes to nematom. Mes matom, kad tik tais viena kryptim viskas rodoma. Tai aš labai tikiuosi, kad tokie dalykai, kaip, pavyzdžiui, kai yra tos šventos šventės, būtent mūsų, nes tai, ką aš girdžiu pati iš musulmonų, ką jie sako man, ką jie skundžiasi. Jie ir bijo kažką daryti, jie nebenori, neturi jokios motyvacijos, kažkokių renginių, jie nieko nenori. Jie prašiausiai eina į mokyklą, į darbą, grįžta namo. Jie nenori jokių veiklų. Nes visą laiką yra kažkoks tai parodymas toksai, kad jie netokie, jie kitokie, jie atskirti, viskas yra tik tais iš neigiamos pusės. Sakau, čia toksai daugiau, aš nežinau, čia problema, aš nežinau, čia diskriminacija būtų, ar čia toksai grinai, čia ne mūsų, čia ne apie mus, nereikia per daug gilintis. Tai gal, aš nežinau, gal žiniasklaida tegul pati pasianalizuoja, pasidiskutuoja tarpusavyje ir tegul galvoja, kaip čia toliau ką vieši. Nes tikrai visos konfesijos Lietuvoje yra, kaip sakoma, ne tik tais katalikų bažnyčia yra, kaip sakoma, reprezentuoja mūsų istoriją, kultūrą, bet aš manau, kad irgi ir musulmonų bendruomenės, tokie kaip ir totoriai, kaip ir mes matom, kad jų vis mažėja ir mažėja, tai mes irgi, jeigu ta religinė veikla visiškai bus nutrūkusi, aš nebežinau, kaip totoriai galės kaip etinė grupė išsilikti.
Lietuvoje ir ką galės reprezentuoti ateiti. Šis man, pavyzdžiui, irgi mes labai stengiamės juos palaikyti, kiek galim, bet va, čia jais irgi dirbame, bet tikrai labai sunku. Nes tai vienintelis dalykas, kuris liko, tai yra būtent religija. Jeigu ir šitas pradings, tai jau viskas. Ačiū. Dėkui, Nelį. Aš sakyčiau, kad, na, iš ties turbūt Dainius buvo labai gerai pasakęs, kad ta įvairovė, ji didėja ir, na, turbūt jau ir žiniasklaida ir apskritai visuomenė nebegali taip galvoti, kad, na, mes esam tiek vienalyčiai, na, etninė ar etnokonfesinė prasme ir tas domėjimasis, visapusiškas domėjimasis, na, taip iš visuomenės pusės, aš dabar nesusiaurinu iki žiniasklaidos, bet iš visuomenės pusės turėtų, na, įsivaizduojamai augti ir tada, na, vėl, jeigu visuomenė atstovauja tą paklausą, tai žiniasklaida tą pasiūlą turėtų teikti, bet kažkur matyt tada šalia ir tos pačios ar bendruomenės, ar nevyriausybinės musulmonų organizacijos. Bet aš manau, kad mes jau nebeturėtume piknaudžiauti jūsų laiku ir tiesiog, na, dar sykį, manau, Arvydu ir savo vardu tiesiog padėkosiu jums už ne tik sudalyvavimą, išklausimą, iškentėjimą galbūt mūsų, bet ir už jūsų pastabas, pasiūlymus, pakvietimus. Visa ta informacija, kadangi jinai yra įrašinėjama, tai ji ir mums bus naudinga, mes perklausysime, pasitelksime, atsižvelgsime ir, na, savo tą tyrimą kažkiek matyti ir koreguosim ir atitinkamai mūsų tose publikacijose vienaip ir kitaip ir jūsų tos pastabos turėtų atsispindėti ir tiesiog, na, bus dar keletas kitų renginių, bus mūsų dar irgi skelbiama informacija apie tyrimo rezultatus Lietuvos žiniasklaidoje, tai tiems, kam įdomu, matyt, galėsite pasekti, o tiems, kam įdomu yra kažkokius kitus dalykus, panašius, na, gretimus su tais, ką mes tyrinėti, tai tiesiog mes paskatintume, jeigu yra tarp jūsų žmonių, kurie galėtų, norėtų užsiimti tokiais tyrimais, galbūt net ir drauge kažkokį tą bendradarbiavimą galėtume eiti, tai, na, čia kiekvieno matyti jau individualus reikalas, tai dar sykį dėkui visiems ir tada perduodu jau žodį paskutinį Arvydui tart. Aš žodį tikrai trumpą apturėsiu, tai pirmiausia, ties šitą vietą aš baigiu įrašymą. Ir visa kita liks jau off the record. Kitaip sakant, oficialioji dalis yra pasibaigusi, tad dar sykį dėkoju jums visiems už prisijungimą. Manyčiau, kad tikrai nemažą skaičių čia apturėjome dalyvių. Džiaugiamės tuom, nes ir tokiom